Ne, aš galvoju, tau, kai bus kem, būsi labai bjaurus. Aš taip pagalvoju. Tai aš dabar jau nelabai toks jau. Ne, dabar po bjaurus. O kem tai šitokia riba, ne? Jam panašu, jo, žinau. Viskas gerai, galim pradėti, ne? Riba, nuo kurios viskas tik prasideda. Taip. Viskis prasideda nuo 40. Šiaip tai mes pradėjome, kaip visada. Kaip visada, čia jau prifilmavo viską, ne? Sveiki, mėlyjeji benzinsgalviai, šį vakarą, rytą, dieną, nežinau kada žiūrit, mes čia vėl esame su jumis, kažkelinta mūsų podcast'e, nežinau jau kelintas, entasis podcast'as. Ir žinom, kad mes su Marėnu ir Mantėnu, 10. Jubiliejai. Atsibodom jums garantuotai, jau atsibodo mūsų klausyt, tai turbūt jau tradicija tampantis dalykas. Tai turim svečią. Turim svečią, kuris yra moto klubų, baikerių klubų, moto broliai RC įkūrėjas ir prezidentas, teisingai pasakiau. Ne Kauno, o viso Lietuvos baikerių kongresų vadovas, jau šiandien oficialus, Kazimieras Čeponis, baikeriškam pasaulyje labiau žinomas kaip Krau. Tai Kazimierai, gal trumpai tada papasakosi šiek tiek apie save, apie savo motociklizmo istoriją, nuo ko pradėjai, kodėl užkabino. Žinom, kad mėgsti su lenta slidinėt, ne? Kodėl motociklas užkabino? Buvai išvažiavęs šiemet jau? Praeitą savaitę. Rimtai? Kur buvai? Austrijoje. Geras. Visada į Austriją važiuoji? Dažniausiai. Svajonių šalis. Aš tai dar į Jasnos lygą, žinai, su Lenkais ant kalniuko. Gerai, tai nežinau, čia man pradėjo dabar pasakoti. Tai jo, slidės ruošiam vasarą, ne? Okay. Tai tą smėlio laikrodį verčiam tada 3 valandų trumpai į pirmą klausimą. Tai ne apie lentas, gal apie motociklus, ne? Apie lentas per parūkimą. Jo, apie lentas per parūkimą. Tai yra tokia, aš taip galvoju, važiuodamas pas jūsų svečius, galvoju vis tiek paklausit, kas prie ko ir kur ir kaip tai laiko juostai. Tai aš pagalvoju, kad tokia laiko mašinos paralelę paimsim ir ten kelsimės iš vieno amžiaus į kitą. Tai negalima sakyti, kad ten kažkokiu baikeriu ar motociklistu rimtu ten tapau, būdamas ten super mažas vaikas ir ten viską žinojau ir iš karto viskas buvo aišku, bet laikmetis, kad žiūrovas irgi suprastų, tai yra 80-metis. Aš gimiau dar toj senoj santvarkoj ir mažas vaikas augo joj, tai tuo metu be visų pramogų, nors ten ir video žaidimai tam tikri atsirasdavo, net iš kasečių kažkokie, tai sakykime, tai motorinė transporto priemonė buvo viena iš pramogų vaikam. Ir kiekvieno berniuko svajonė, kai jisai pradėdavo, nežinau, ten kažką suvokti aplink save buvo, kad kaimynas turi mopedą, kitas dar turi mopedą ir žodžiu, tai buvo tam tikra tokia pramoga. Ir pirmą kartą aš pajaučiau, kas yra dviratė transporto priemonė su varikliu, būdamas 6. Mane pavežė mano pusbrolis su mopedu. Ir aš pasakiau, wow, čia yra, čia yra kažkas tokio. Gal šiek tiek dabar aš jau kiek ūgtelėjęs ir pats turiu vaikų, aš pavežiau sūnų, tai sūnus iššaukė tą pačią emociją važiuodamas ant motociklo ir dukra, tai kažkas gal panašaus. Obuolys nuo obels netoli. Aš nežinau, aš šiaip ten atskirai galima kalbėti, bet jeigu jie norės važiuos, nenorės nevažiuos, aš nesistengiu jų stumti link. O mopedas Delta buvo ar ne? Tai perėsim prie to. Tuo metu, kai pavežė, buvo Delta. Jo, buvo Delta. Raudona. Raudona. Delta ir sidabrinės 3 juostelės dar būdavo. Taip. Tai va, tai įvyko tas, kas įvyko ir tai nereiškia, kad aš pradėjau važinėti nuo 6. Tiesiog būdavo kažkas pavežė, ar pusbrolis, ar kaimynas. Ir dar reikia įvertinti tai, kad iš tuometinių pramogų,
atsirasdavo kažkokios kramtomos gumos, ne, tuo metu irgi kas kelių nebuvo, visų galima nusipirkti, kažkas iš Lenkijos atveždavo turbo ir visą kitą, ten išlankstai ir ten yra arba mašina, arba motociklas, ne? Ir lėktuvai dar. Tai dalis berniukų užsikabino ant mašinų, o man patiko motociklai ir naikintuvai. Nežinau kodėl, tiesiog man buvo gražu. Tai va, ir aišku, aš pradėjau zurk savo tėvam, kad man čia irgi tokio reikia, jie sako, tu dar per mažas ir čia negalima. Aš pradėjau eiti į mokyklą ir taip nutiko, kad kažkada aš mokyklai mokinausi centre ir teko per senamiestį eiti pešiom, nors buvau mažas ten toksai. Ir ėjau per senamiestį ir Daukšos gatvėje buvo tokia parduotuvė, ten prekiavo dviračiais ir mopedais ir aš vitrinoje pamačiau tą mopedą stovintį. Tai ten buvo viskas. Buvo dvi parduotuvės, tokios legendinės, tai prie Aleksoto turgaus. Ten stovėjo rimtas motociklas vitrinoje. Tai va, tai aš pasakiau tėčiui, kad aš radau, kur galima nupirkti. Tau belieka dabar nupirkti. Radau, kur galima nupirkti. Aišku, irgi laikmetį reikia suvokti, kad tuo metu nebuvo taip patiniai parduotuvė ir nuperki. Reikėjo gauti kažkokią paskirą kažką, aš nelabai apie visą tai supratau, bet įvyko toks tas 90-ieji lūžis, kur Lietuva paskelbė, kad yra laisva, viena sistema griūna, kita sistema kūrėsi ir vieną dieną tėtis grįžta iš darbovietės ir sako, va, gavau taloną. Ir man jau mintyse ta delta. Paskira. Viskas paskira, nes jau lėkiai praktiškai. Jo, man jau 9 metai ir aš jau esu pasiruošęs būti rimtų motociklininku ir mes nuvažiavome tą parduotuvę ir buvo ne Delta, o Ryga. O Ryga tai ta toksai motorinis dviratis su pedalais. Bet kaip pasakyti, man tinka. Bent jau motoriukas. Tinka, motoriukas yra ir aš atsimenu, buvo žiema, mes ją parvežėm, pastatėm namuose, mes turėjom tokią didžiulę patalpą, namie dar nebuvo jinai įrengta ir... Motociklų kolekcionuoti. Ir mes ją ten kažkaip įnešėm, nes, garaže per rakandus turbūt nebuvo vietos, mes įnešėm į tą patalpą ir aš žiemą važinėjau su su pedalais po tą patalpą. Tai taip prasidėjo mano toksai motorinis gyvenimas ant to daikto, žinoma, tuo metu nebuvo ten kažkokios kalbos, ten dar nebuvo supratimo, ten baikeris, motociklininkas, rokeris ar ten kažkokie kiti reikalai, bet tas dalykas buvo ir atėjo pavasaris, ten, kaip šiandien atsimenu, didelis šeimos susibūrimas, aš gyvenu, tuo metu buvo priemiestis ir dabar tai yra priemiestis tokioje vietoje ir mes ten nuėjom į tokį, sakykime, teritoriją ir ten krikšto tėtis ten pasodino mane, aš užminiau tos pedalus, tas daiktas užsikūrė ir aš nuvažiavau. Tai va tokia vaikystė prasidėjo nuo tų mopedų ir kaimynai turėjo mopedus ir mūsų ta, sakykime, vaikiška darbotvarkė vasara būdavo tokia, tu atsikeli, kadangi tai yra miesto pakraštys, policijos, kaip ir nelabai yra, dar plus prasideda blokada, aplamai viskas taip yra gana sustoja, tai mes ten ir siausdavom su tais mopedais aplinkui. Ir va tokie ir buvom, tokie laukiniai. Tai po to, žinoma, mes augom ir jau sužinojom, kad yra galingesni mopedai ir be pedalų ir daugiau kubinių centimetrų ir jie gali greičiau važiuoti ir taip toliau ir panašiai. Ir, reiškia, buvo kam, sakykime taip, tėvai pirko tos galingesnius. O mano istorija buvo tokia, kad aš saviškai tuo metu pardaviau, nes pinigus ten kažkokiam kitam tikslui norėjau paskirti. Ir mūsų nuomonės, kaip pasakyti, buvo draugai važinėjo su motociklais, su javom jau, mes, sakykime, taip nuo 13 metų pradėjom važinėti su javom, ten vos pasiekdavom, žinai, žemę ir važiuodavom, ten mados buvo to laikinės, ten turėjo būti galas užkeltas, ten antena kokia uždėta, ten tuningo mados buvo savas ir duslerkės, aišku, nupjautos. Tai va, darbotvarkė būdavo tokia, bet ateini į tokį garažų masyvą ryte ir bando vienas iš draugų ten, sakykime, kažką užkurt. Tada garažuose girdi rėkia, ten, tamelis užkūrė! Arai, visi pas tavo šokai, ten drangdinis tie daiktai ilgai neveikdavo. Jie kažkurį laiką veikia ir po to neveikia. Tai su jais toli važiuot, mums ten didelės drąsos nebuvo, bet aš va taip parazitavau ant, sakykime, ant draugų, nes man labai
tas tepalavimasis ir užkūrimas nekėlė didelio kažkokio tokio entuzijazmo, nes žinau, čia kažkokia nesąmonė. Tu ten 3 paras remontuoji, tam, kad 3 valandas važiuoji, nu, aišku, iš to atsirado kažkokių žinių, mes nebijojom ardyti kažko ten vaikiai bebūdami. Ir aš, kaip šiandien atsimenu, 90 jau turbūt kokie 5-6 metai buvo, aš hebrai sakau, vat kaip tam turbo papirėliai, ten būdavo visokie Kadžyva, Aprilia, ten Honda kažkas, ne? Sakau, vat aš turėsiu tokį. Aš turėsiu tokį, sakė, nesąmonė, aš nusikalbėjau, sakau, aš turėsiu tokį. Tai va, tai aš pasitačiau savo tam tikrą tikslą, kad aš būtinai tokį turėsiu. Sportinis tai buvo, ne? Popierėlis su plasmasėm, užrašyta daug kilometrų per valandą. Tai ko daugiau reikia? Jo, ten rašydavo. Taip. Ir dar gal kitas svarbus momentas irgi tą laikmetį, kad įvažiuot. Supraskim, ateina laisva Lietuva, blokada, taip toliau panašiai, atsiranda televizijos, ne? Pamenat, TV3 televizija, Kauno televizija, kažkokios televizijos pradeda kažką transliuoti, apart seno sovietinio kažkokio šlamšto, ne? Ir televizijos turi užpildyti eterį turiniu. Ir buvo toks dalykas, kad aš nežinau iš kur, aš tiesiog darau prielaidą, bet jie greičiausiai traukdavo kažkokias vaizdo įrašus buvusių motociklų lenktynių. Ir kas nuo karto rodydavo Neskarą. Rodydavo MotoGP, rodydavo kažką ten profesionalai, tai kažką komentuodavo ir, nu, tai va, įstrigo tokie kaip Kevinas Švancas, lenktyninkas, ne, ten Mikas Duhanas ir taip toliau ir panašiai ir aš tas laidas žiūrėdavau, dar būdavo tokia gimada bliūda turėta, ne, tai ten jeigu pagaudavai kažkokį užsieninį, galėdavai žiūrėti. Plus buvo vaizdo kasečių nuomos, pamena tokį fenomeną? Taip, tai vaizdo kasečių nuoma galėdavo būti bet kokiam privačiam garaže. Tai radom įrašus Dakaro ralių, įrašytus ten 88 metų, 89. Nu, tai prisižiūrėjom visokių šitų reikalų ir ta svajonė, taip, žinai, turbinosi visą laiką. Ir tas, kas sakytų, kad ten kinas neveikia, tai veikia, nes įvairūs ten filmai, vaizdo įrašai, dar kažkas ten tą reikalą tik aštrina ir viskas, bet gal toks, sakykime, čia mano asmeniškas toks nuokrypis į šoną buvo, kad jeigu ten filmus ar kažką žiūrint, tai labiau visi tokie ten rockeriai, barzdos ir ten kažkas. Nu, tais laikais buvo. Jo, tais madojo, mane traukia labiau ten tas greitis ir tie apdarai motociklo plasmasiniai ir jeigu pamena tokį filmą Top Gun, buvo toks filmas, buvo Top Gun filmas ir ten žmogus važiavo motociklu GPZ 900R Kawasaki. Tai tas motociklas 88 berods ar 87 metais, kada tas filmas yra išleistas, buvo greičiausias serijinis gaminamas motociklas. Jis yra motociklas, kuris pirmas pralaužė 250 km/val ribą. Tai, nu, čia buvo, aiškiai, talonas, kiek GPZ 900R yra sportinis. Dabar galim diskutuoti. Tai va, tai prisižiūrėjus visų šitų reikalų, norėjosi tos kažkokios alegorijos į tos, nes motociklas asociavosi su naikintuvu. Bet tai tau šitoj vietoj iš tikrųjų buvo aktualu tiesiog pats greitis ir greitas važiavimas, ar tau irgi kaip ta rockeriška mada, ne, buvo tiesiog ilgos šakės, ne, čioperiukai, odiniai apdarai, tai tau ar buvo labiau iš mados ta kita plasmasinė, sakykime, pusė, ar labiau dėl to, kad, nu, tave viliojo pats greitis, ne? Man matai, su kūryba gyvenime niekad nebuvo problemų, tai aš tos du pasaulius nusprendžiau sujungti. Enduro. Va, ir tas sujungimas gal atsirado kiek vėliau, bet ne apie tai. Esmė tokia, mane traukia labiau stilistinė prasme, nes, nu, yra žmonės, ne, jie renkasi ten labiau čioperistinė stilistika ar ten labiau kažkokia gatvinė. Tai mane traukia ta gatvinė, ta sportinė tokia stilistika pačio motociklo iš savęs, ne? O gyvenimo būdas traukia tas. Tai toks, nu, va, yra mišinys, žinai. Bet irgi tuo metu dar apie kažkokius ten klubus, organizacijas ar dar kažką nebuvo kalbos, buvo, aš noriu važiuoti, aš noriu keliauti, ten motociklas, laisvė ir taip toliau ir panašiai.
Tai va, taip man nutiko gyvenime, vėlgi, čia nebūtina leistis į gilias detalės, aš turėjau galimybę išvažiuoti į užsienį, būdama 16 metų aš turėjau galimybę dirbti į užsienį ir užsidirbti. Tai aš turėjau galimybę taupyti tai savo svajonį, nes ta svajonė tuo metu kainavo labai daug pinigų. Motociklas, jeigu naujas, tai galėjo kainuoti kaip namas, o jeigu senas, tai galėjo kainuoti kaip butas. Tai tas, kas turėjo kažkokio lygio motociklą, namas namai nelygų, bet kas galėjo turėti kažkokį užsienietišką, japonišką ar ten amerikietišką motociklą, tai buvo čia nesuvokiama, plus žmonių pasirinkimai, sunkiai ekonominė situacija, o čia staiga žmogus turi kažkokį daiktą. Neturintis būtų ir namo turi motociklą. Tai va, tai man pavyko tą svajonę įgyvendinti, aišku, iki turbo papirėlio jinai netraukė. Tai koks pirmas tas buvo? Pats pirmas japoniškas motociklas, kurį aš įsigijau, buvo Kawasaki GPZ 500S. Toks modelis 90 metų. Kelinti tai buvo metai? 2000-ieji. Čia 2000-ieji. Jo, 2000-ieji. Daug buvo gatvėse jau tų vakarietiškų, sakykime, ar tai japoniškų motociklų? Aš atsakysiu taip. Buvo tam tikras skaičius, nes jau ir buvo klubų pasikūrę Kaune nuo 96-97 metų, tai buvo tų čioperinių motociklų dalis kažkiek tai, o tų plasmasinių, vadinkim taip, ne, tai buvo galima skaičiuoti ant 2 rankų pirštų. Ir tie plasmasiniai irgi skirstėsi į 2 dalis. Vieni tokie kiek vyresni vyrukai, kurie kažkai veikla užsiema ir gali sau leisti tą namo vertės motociklą nusipirkti. Ir kiti tokie lengvai išprotėję, kurie ten nežinau iš ko susitaupė ir ten nusipirko kažkokį, dar lipdė, prilipdė ir taip toliau ir panašiai. Ir finale gal ten tų pinigų nebeliko ant šalmo aprangos ar ten kažko, nes visada galima su tapkėm važiuoti. Galima, žinoma. Tai mada buvo tuo metu, kepurėlė atgal, ten akiniai. Greičio akiniai. Jo, greičio akiniai. Tai Marienas dabar su šalmu sėdi. Taip. Tų laikų šalmu. Tų laikų bahūrai, va taip važiuodavo. Taip. Man akinius duokite. Tai buvo toksai, irgi čia galėtumėm įlysti tą temą, bet buvo toks momentas, kad pravažiuoti Palangoj Basanavičiaus gatvę, tada buvo galima važiuoti, pravažiuoti Basanavičiaus gatvę sportiniu motociklu su kepurėlė atgal. Tai reiškia, kad tu pasiekiai viską. Kalifornija. Taip, ta prasme. Los Andželas. Tai variai jau daugiau nėra kur kilti. Nėra kur. Tai va, tai buvo toks laikmetis. Aišku, tu tą padarėjai. Ne vieną kartą. Praleiskime. Mes neklausiam, kaip tu važiavai. Ir neklausiam, kada. Tai va, tai parsivežiau tą motociklą čia, irgi ilgai ten istorija, bet parsivežiau aš į čia, pravažiavau, nors nepriklausomai nuo to, kad tikroji tiesa, kad aš ten 5 metus dirbau kažkokiu, ne metus, aš vasarom važiuodavau, nes aš mokinausi čia, o vasaras leisdavau ten, užsienį, tai dirbau kažkokiu juodadarbiu, sakykim taip, ne, tai visi galvoja, kad ten, žinai, jisai čia jau kažką, žinai. Tai va, o čia buvo tiesiog paprastas išprotėjęs vaikis, kuris Petrašiūnuose būto vertę iškeitė į galimybę turėti motociklą. Tai va, aš ją ir turėjau. Gerai. Kodėl tu pasakai Petrašiūnui? Tu iš Petrašiūnų? Ne, dėl to, kad, apie vertę. Tuo metu Žaliakalnį už tą kainą nebūtų nupirkęs, bet... Nes mes su Paulu iš Petrašiūnų. Nes tuo metu ir tie skaičiai ir tos sumos jos taip kažkaip kitaip, žinai. Okay. Tai svajonės pildosi, reiškia, ne? Svajonės pildosi, jo. Išsipildė viena, kokia sekanti buvo, vis tiek dėjai toliau žingsnius. Jo, dėjau toliau žingsnius, tai pradėjom važinėti, mes dar reikia irgi įsivaizduoti, tada laikmetį 2000-ieji yra tas laikmetis, kada yra tokia, kaip pasakyti, internetas tai jau buvo, ne, bet to tokio masinio bendravimo, dalinimosi informacija jo nebuvo tik daug, nes pamenat, buvo modemas toks, ten daro Taip, tai ten pirmosios pokalbių svetainės kažkokios atsiranda, Mirkas ir taip toliau ir panašiai, tai sakykime taip, 2000-ieji yra tokia, pasaulio pabaiga. Kito pradžia, kito pradžia ir ta skaitmeninio bendravimo tam tikra forma pradžia.
Ir mes, kada pradėjom važinėti 2000-aisiais, tai, taip internetą dar nesivėlėm, bet labai aiškiai paaiškėjo, kad be važinėjant, ne, ir ten su keliais draugais susitinki, visi susipažino man gatvės, tiesą sakant, ne, ten kažkokia benzino kolonėlė ir dar kažkur. Ir žmonės, kada pasivažinėja, mes, tiesą sakant, ne visi vienas kito vardų žinojom. O sveikas ten, tu su tokiu motociklu. Tas su raudonu šalmu, tas su raudonu jo ir tada išlėki ir ten, žiūrėk, to su raudonu nėra. Tai va, jis negrįžo, o paskui paaiškėjo, kad jis ten pas babą bulviukas išvažiavo ir taip toliau ir panašiai. Tai paaiškėjo, kad reikia kažkaip struktūrizuoti pasivažinėjimą, kiek ir 2-3, 2-4, 2-2 gal, bet taip labiau link 2-3 atsiranda toksai forumas motomanai. Motomanai, jo. Yra forumo formato bendravimas ir ten Lietuvos visi, sakykime, tuometiniai kažkokie mėgėjai, dar kas važiuoja, nes motoparkas visas Lietuvos labai maišytas tuo metu vis dar. Yra kažkas su Dniepru ten nikeliotais, kokiais ten chromotais, cilindrais ten važiuoja, ten kitas plasmasinių japonų sulipdytų iš ten 6 dalių, trečias su Harliu, toks, Olivier Mišrainė tokia. Kažkas su kutosais, kažkas be kutosų, žodžiu, kokiu nori, buvo labai įdomių daug personažų, įdomių pravardžių jie turėjo, žodžiu. Ir visi jie pradeda bendrauti tam, nes yra informacijos dalinimas platforma kažkokia. Kažkas kelia savo problemas, ten kažkas klausimus ir taip toliau ir panašiai. Dalinasi žiniom, ne visos to žinios visą laiką teisingos, nes, kaip visą laiką, ten, aš girdėjau, kad reikia daryti taip, nepatikrinta. Tada tas sako, aš bandžiau, nesigavo. Tai va, ir pradeda žmonės dalintis reikalais ir pradeda skirstytis taip, kad, yra Vilniaus temos, Kauno temos, Klaipėdo temos, ten, žinai. Ir mes pakūrėm Kauno temą, kad, Kauno kas gyvena Kaune, realiai. Bet, sorry, pertrauksiu dar. Patį tą motomanų puslapį, patį formą, čia buvo tavo idėja? Ar dabar čia taip, kažkur pirma, kažkas forumas ir portalas, tai yra biznio reikalas. Tai yra kažkokie savininkai, kurie turi portalą ir jie paleido šitą formą. Supratau. Šitą formą paleidus, žmonės, kurie ten prisijungė, savanoriškų visiškai pagrindų, pradeda administruoti formą motomanai. Ne? Ir tada yra dar temų administratoriai. Ir taip gavosi, kad aš pakūriau temą Motomanai Kaunas. Tiesiog, paėmiau ir pakūriau. Ir mes pradėjom bendrauti. Ir ten, kadangi formos, kada bendraujasi, tai jis toks kaip laiko juosta teka, ten senesni komentarai eina žemyn, naujesni čia. Ir mes ten buvo, Motomanai 2003, Motomanai 2004. Ir kalbam Kaune apie ten esamus reikalus. Ir irgi dar viena tokia paralelė, ką reikia suprasti, kad vis tiek amžiaus skirtumas, tarp tų važinėjančių čioperiais, kurie jau Lietuvoje ten, Kaune, pavyzdžiui, klubai, ten kūrėsi pagrindė 96-97 metai, toks vienas seniausių Lietuvos klubų, seniausių Kauno klubų, ne Lietuvos. Moonlightai, Moonlight Nights, po to Bylai susikūrė ir taip toliau ir panašiai, bet tai yra tokie vyresni vyrukai, kuriem ten, žinai, apie 30, o mum apie 20. Tai mum jie atrodo kažkokie ten... Dievai, ne? 30, sako, vyresni. Jo, jie atrodo vyresni, žinai, kas yra šiandien keista. Tai va, tai jie atrodė mums vyresni, jie atrodė su čioperiais ir, tai yra ne mūsų tema. Jie ten gyvena savo gyvenimą. Tada yra tie, kur brangus motociklai, jie ten savo temai gyvena. Ir mes tokie visi likę, žinai, kas liko. Tai va, tie visi, kas liko, pradėjo bendrauti toj temoj ir ten temos buvo labai elementarios. Kada susitinkam, kada važiuojam, taip kaip ir šiandien, ir kur važiuojam. Tai tokie elementarūs reikalai ir tada sakom, tai mes čia pasiviežinam kars nuo karto, visą kitą, tai gal mes padarom tą reikalą kažkokį labiau struktūrizuotą. Tai yra, nusispręskime, ten ar važiuojam Vilniuje atidarimą, ar važiuojam į uždarimą, ar ten gal davai įvedam kažkokią tradiciją, ten susitikime tada, taip gimė ketvirtadieniai. Taip gimė ketvirtadienį ir 19 valanda. Tai yra mažasis savaitgalis ir kad reikia rinktis ketvirtadienį vakare kažkur. Ir viskas. Ir pradeda žmonės bendrauti. Tada sakom, ten yra klaipėdiečiai, vilniečiai, šiauliečiai ir mes kauniečiai. Reikia savo identiteto. Sukurkim logotipą. Ir
žodžiu, paskelbus tą tokią motomanų veiklą, mes padarėm susitikimą 2004 metų, berods vasario 16, jeigu neklystu. Paskelbėm, padarėm susitikimą, sakom, reikia logotipo, reikia pavadinimo, reikia kažkokių, nežinau, 5 uždavinių, kurios galim įgyvendinti. Ir ten susirinko apie 60 žmonių gal. Čia iš visos Lietuvos? Ne, iš Kauno. Tik iš Kauno? Mes apie Kauno, jo. Apie 60 žmonių. Ir mes tokioj kaviniai besidėdami, sprendėm, tai ką čia reikia toliau daryti. Tai ir viskas, ir taip, vėlgi, sakau, nesileistų ten į didelės smulkmenas, atsirado logotipas, atsirado pavadinimas ir atsirado, ką mes veikiam. Tai, kadangi tą iniciatyvą, nežinau, kažko, aš nesitikėjau, kad reikės man tą daryti. Aš galvojau, gal kažkas tą reikalą vairuos, tai gavos taip, kad teko vairuoti man. Ir vis dar vairuoju. Ir vis dar vairuoju po šiai dienai, bet ten irgi tam tikros yra pamokos išmoktos. Tas bendruomeninė veikla yra labai gerai, viskas yra labai tvarkoj. Jinai imli laikui ir norint iš didžiulio būro nulipdyti kažkokią konkrečiai veikiantį reikalą, tai sudėtingai gaunas. Ir, nes, kaip pasakyti, niekas nejaučia įsipareigojimo vienas prieš kitus, nes tai yra laisvamaniškas reikalas. Noriu ateinu, noriu neteinu, ten net nesitikiu pranešti, ar būsiu, nebūsiu. Kaip pavyzdys. Savanorystė. Jo, toksai. Ir reikalauti iš tos grupės daugiau nebuvo prasmės, nes tos grupės tikslas ir ten buvo. Tai pragyvenus tam tikrą laikotarpį toj grupiai, mes su atskirų būrių žmonių nusprendėm, kad mums reikia klubo ir mes norim sukurti brolyją, kuri turi kažkokią tai konkrečią struktūrą. Aiškius tikslus ir kažkokią viziją į ateitį. Grinai dėl veiklos rezultatyvumo. Bet tada jau buvo į ką pažiūrėti, kai struktūra turi būti ir taip toliau. Tai atsakysiu taip. Vėlgi reikia tada sugrįžti 96, kai man gyvenant Vokietijoje aš pirmą kartą pamačiau Hells Angels liemenę kažkur gatvėje, sakau, gera liemenė. Man tokias reikia. Norėčiau. Man tokias reikia, tai man buvo 15 metų. Aš galvoju, kad grįžus į Lietuvą man reikia tokią nusipiešti ir čia viskas bus gerai. Tai va, paskui aš šiek tiek pasidomėjau ir nusprendžiau gal tos kaukolės nepiešti. Tai pradėjau aš domėtis tą subkultūrą, pradėjau aš domėtis tuo gyvenimu. Pradėjau domėtis, kas tai yra ir kaip tai yra, ir kas yra tas antsiuvas ant nugaros ir kokią atsakomybę tai neša. Tada supratai gerai, kad ir nepiešiau, ką mačiau. Galvojau, jo. Aš galvoju, truputį gražiau nupiešti. Tai va toksai. Ir man visą laiką galvoju kirbėjo, kad, galvoju, okei, jeigu Hebra su Choperiais turi savo, ten kiti turi savo. O čia toks vakumas. Nėra. Šitie plasmasiniai tokie palaida bala ir jie neturi. Tai Lietuvoje irgi istoriškai, to dar nėra. Tai kodėl nepabandžius tą sukurt. Ir mes tą idėją pasidalinom. Tai vėlgi, kaip visą laiką, atsiranda entuziastų ir atsiranda skeptikų. Skeptikai sakė, čia tie užjūrio tikėjimai, čia nieko nesigaus, čia su plasmazėm čia sektų nebūna. Tai va, tai turiu tokią savybę gyvenime, kad kai man pasako, kad kas nors yra neįmanoma, aš... Lygiai taip pat pas mane. Va, tai aš galvoju, kad verta padaryti. Ir mes pradėjom tą daryti toj mažesnėje grupeliai. Tada buvo žmonėm, kuriem pasiūlė, mes išdėstėm savo viziją kažkokią. Kažkas sutiko, kažkas nesutiko, kažkam buvo įdomu, kažkam buvo neįdomu. Kažkas pradėjo ten tradiciškai lietuviškai apkalbėti, kad šitie tai pasikėlė kažkokių ten prisigalvojo fanaberijų, tai realiai vat ir sukūrėm klubą Motobroliai. Ir vėlgi istoriškai taip yra, kad tuo metu, kai mes sukūrėm klubą, pasiskelbėm patys savo kol kas, kad mes turim bandomąjį laikotarpį tarpusavyje savęs, susikūrė Lietuvos baikerių kongresas. Ai, čia buvo tas pats laikmetis. Visiškai identiškai. Norėjau klausti, ar jau buvo kongresas, ar ne? Tai vat jis kaip tik susikūrė tais metais.
Ir tiek tas pats kongresas gimimo stadijoje aiškinasi, kas čia kaip... kam jis ir kodėl jis, buvo poreikis toksai, bet dar gryninasi. Ir mes viduj lygiai taip pat sėdim garaže ir sakom, žiūrėkit, tai jeigu mes keliam ilgalaikius tikslus, tai mes turime ten, pavyzdys, tapti pripažintų klubų tarp kitų klubų. Kadangi mes esam sportiški, tai turime tapti organizacijos nariais, kurį vienyje sportą ir keliam savo kažkokius tikslus. Tai sakom, reikia važiuoti tą kongresą prisistatyti, kad čia labą dieną, mes tokie esam. Tada įsivėlė tas subkultūrinis dalykas, kad žiūrėkit, mes čia toks kažkoks keistas naujadaras. Čia naktį man vieno rato važinėjo, nuo policijos bėgioja ir dabar staiga jie čia kažkaip, žinai, visiems labai keista viskas. Tai tam, kad nebūtų, pasakyti, tas tikslas per aukštas, kurio neįmanoma pasiekti, pereinam prie klausimo, kodėl RC. Tai buvo pasirinktas toksai statusas, kuris tokia amerikietiško pagrindo statusas, tai yra klubas turinti struktūrą, bet tą struktūrą ir griežtumą viduje jis nusistato pats. Jis reiškia pakankamai laisvas kurti. Bet turi kelis tokius niuansus, tai yra jisai nesiekia kopijuoti MC klubų, reiškia, veiklų, jisai nesiekia dominuoti kažkokioje teritorijoje, jisai reiškia toksai gana apolitiškas, bet laisvas darinys, tačiau su struktūra. Toksai. Ir mes jį savo tokį susikūrėm, nes, kaip pasakyti, nebuvom patys iki galo tikri, tai kaip toli ir kaip griežtai ir kur mes čia nueisim. Tai buvo gana naujadaras, nes aš kaip šiandien pamenu veidų žmonių, kurie paklausė, tai kokio statuso jūs sieksit, ir mes pasakėm, aš tiksliai žinau, kad 7 iš 9 nežinau, apie ką mes kalbam. O klausyk, tai dabar šitoje vietoje biški tavo istoriją sustabdom. Aš manau, kad tie panašus klausimai kyla ir mūsų kai kuriems žiūrovams. Tai yra žmonės, sakykime, kurie nelabai supranta, ką šiuo metu mes čia diskutuojam, kas tas RC, kas tas MC, kas tas MCC. Tai yra, sakykime, pagrindiniai 3 statusai tiek Lietuvoje, tiek visam pasaulyje. Ne? Tai gal tu, kaip kongreso vadovas, galėtum pasidalinti tą informaciją, kuo skiriasi tie statusai vienas nuo kito ir ką, sakykime, su kokia intencija ar su kokiu gyvenimo būdu žmogus turėtų rinktis vieną ar kitą statusą, jeigu jisai nori kurti klubą, sakykime, ar bendruomenę. Ne? Arba įstoti į klubą. Arba jeigu žmogus nori rinktis, į kurį klubą stoti, kurį jam pasirinkti, su MC, MCC ar RC status, kuo jie skiriasi. Tai gal reikia pradėti turbūt nuo to, kad egzistuoja knygų parašytų apie motociklininkų klubus, tiek patys kažkokie motociklininkai yra parašę knygų, tiek kažkokie sociologai, mokslininkai yra tyrę ir aprašę ten ir pasaulinės praktikas, ten amerikietišką, britišką, europietišką kažkokią praktiką, bet realios kažkokios knygos, kuri yra, nežinau, Talmudas, Biblija, kur yra tik tai šitaip ir niekaip kitaip, jos nėra. Tai tas pasaulis yra tokių nerašytų taisyklių pasaulis, bet tos nerašytos taisyklės yra įrašytos visų supratimuose ir atminty. Tai ir dėl to kartais visi sako, kad yra panašu į sektą, nes visi lyg ir be žodžių supranta, apie ką vyksta reikalas. Girdėjau posakį, kad tokią stiprią struktūrą, kai baikerių klubai, turi tik bažnyčia ir baikeriai. Iš kitos pusės, knygos kadangi nėra, tai tas reikalas toksai, judantis, ne? Ir galima ginčytis, netgi 2 seni baikeriai tarpusavį susėdę, gali pradėti ginčytis, tai ten kalnas pas Mahometą ar Mahometas pas kalną, ne? Tai, bet dabar apie statusus tada. Tai klubų statusai, tai yra apibrėžiantis kažkokią valdymo formą viduj dalykas. Ne, jeigu yra MC, tai yra kažkokia forma ir formatas po ją, jeigu yra RC, tai čia kažkokios formatas ir jeigu MCC, tai čia yra kažkoks formatas. Dabar kuom jie skiriasi? Tas formatas gali būti platesnis, gilesnis, griežtesnis ir visoks koks. Iliustruosiu skirtumų.
Lietuviškoje istorijoje, nes vėlgi, lietuviška istorija gali skirtis nuo britiškos ar nuo amerikietiškos. Ne, lietuviškoje istorijoje yra nuspręsta, jog MC klubų nariais, pavyzdžiui, negali būti kažkokių profesijų atstovai. Arba ten kažkokių požiūrius turintys žmonės. RC ir MCC klubai šitos taisyklės neturi. Arba gali neturėti. O gali ir turėti, jeigu jie nuspręs ją turėti. Čia jų vidinis reikalas, bet jiems neprivalo. Bet iš principo tai neprivalo. Kitas dalykas yra gyvenimo prioritetų tvarka ir kada mes, pavyzdžiui, kūrėm klubą, tai mes dėliojom, tai kurioj vietoj, vat, tau asmeniškai yra klubas gyvenime. Vat ta veikla, kurią tu darai, vat kurioje jinai tavo vietoj. Tai teorija sako taip, kad jeigu tu esi super labai rimtam MC klube, tai MC yra tavo šeima, tavo namai, tavo klubas ir tai yra prioritetas numeris 1 ir tik viskas eina tada po to. Tokia teorija. Ar taip yra ar nėra, čia atskira situacija, bet tokia teorija. O mes, kada kūrėm savo, mes pasakėm taip, šeima, valstybė, klubas. Tada darbas. Tai va, tai mes tokį savo išsikėlėm dalyką. Ir būtent vienas iš aspektų, būtent dėl tam tikrų taisyklių ir rašytų ir nerašytų negebėjimo įgyvendinti 110%, mes nesiekėm to griežčiausio statuso, nes mes sakom, okei, jeigu mes esam to tikėjimo nariai, tai mes tada išpažįstam taisyklės, jas gerbiam ir įvertinkim savo galimybės. Okay? MCC. Buvo kitas toksai statusas. Tai MCC ir RC yra labai panašus statusai, tik tai RC yra amerikietiško tipažo ir Amerikoje gimė statusas, MCC yra britiško gimimo statusas ir MCC klubais, kaip pavyzdys, jis beje irgi ta abreviatūra rašosi Motorcycle Club, lygiai taip pat kaip MC. Tačiau jie save identifikavo kaip One Patch Club, vieno antsiuvo klubas. Ir tas vieno antsiuvo klubas, lygiai taip pat ta hierarchijos tvarka, jie, sakykime taip, galėjo būti griežtesnė, galėjo būti mažiau griežta, bet tai yra laisvalaikio klubas. Ir tas vienas antsiuvas galėdavo būti nešiojamas, šiaip seniau tai jis turėdavo būti nešiojamas ant liemenės priekio, vėliau istoriškai susiklosti taip, kad gali jis būti ir ant nugaros. Bet tai yra vieno antsiuvo klubas, kur narystė gali būti mokama, nemokama, idėjinė ir taip toliau ir panašiai, kokias tas klubas turi taisyklės. Tai, pažiūrėjau, ten Didžiojoje Britanijoje buvo ten klubas, ten Christian Club buvo, ne, ten toksai, kaip pavyzdys. Ir ten stengiasi žmonės pritraukti per tikėjimo prizmę, galbūt ten pasiklydusius, grįžusius iš įkalinimo įstaigų ar ten šiaip ieškančius ramybės. Tai va, tai iš vienos pusės statusas yra kažkokia struktūra, jinai gali būti aprašyta ant lapo, bet nebūtinai viskas bus surašyta, ne? Nes dar yra ir vidinės tam tikros tvarkos. Tai aš sakyčiau, kad tas pagrindinis skirtumas yra tarp prioritizavimo, kurioje vietoj tavo gyvenime yra tas klubas, ir ką tu darai, o savo, sakykime taip, dažnai girdim žodį brolyje, ne? Tai savo brolyjos ar klubo narius tu vadini broliais, nes tu su jais, kaip pasakyti, esi susaistytas tam tikrais įsipareigojimais ir saitais. Tai va, o nežinau, ką čia dar pasakyti. Gal tik tai tiek, kad mes Lietuvoje turim tą RC, ne? Turim riding klubą. Daug kas galvoja, kad mes esame racing klubas kažkoks, nes raidė prieki. Tai čia tiesiog buvo pasirinkimas dėl to dalyko, kad mes iki galo nežinojom, mes nešiosim liemenes, nenešiosim, kaip mes nešiosim savo tvarką ir taip toliau ir panašiai. Ir kadangi mes pristatėm antram kongrese, o antras kongresas dar iki galo nebuvo visko apibrėžęs, tai mes dalyvavom tam kūrimo procese. Tai kas yra MC klubas, kaip jisai rašosi, čia dabar vėl nesileisiu į smulkmeną, su kuo mes tas ten dalykus bandėm susistematizuoti, bet mes bandėm sistematizuoti kažkokį gyvenimą, nes žinojom, kad kursis klubai, ateis nauji ir mes turim kažkaip šviestų žmonės. Kongresas buvo tikslas ne dėl to, kad sukurti, kongresą kaip organizaciją, sukurti, kad čia kažkokie dėdės barzdos sėdi ir jie yra kieti ir daugiau niekas nieko negali, o kaip tik, kad išspręsti tarpusavį kylančius klausimus, jeigu kūrėsi nauji klubai, jiem paaiškinti, kaip tas dalykas darosi ir
Tai buvo padaryta tam, kad, kaip pasakyti, mes lietuviai, ne, labai jauna ta mūsų baikeriška istorija dar ir valstybė dar mūsų, tas paskutinis periodas, jis nėra ilgas, tai kad išvažiavus į užsienį su liemenė, žmogus adekvačiai žinotų, kas jis ir ką jis daro. Tai toks momentas ir ta liemenė, kaip pasakyti, daug kas čia galvoja, kad tai yra kažkoks vien tik tai filmo atributas, tai galbūt dalis tiesos tame yra, bet kita vertus, liemenė tai yra didžiulis įsipareigojimas ir atsakomybė. Tai yra svarbu suprasti ir pasaulyje tas yra gerbtina. Tai mes norėjom, kad, kaip pasakyti, lietuviški baikeriai būtų pripažinti pasauliniai erdvėje. Tai ir įsivėlėm į tą reikalą, į mūsų keistai pažiūrėjo, čia kažkokie sportininkai, sako, atėjo. Gerai, būkit. Tai mes ir esame. O tai kada liemenė susidėjot? Ne iš karto? Reiškia taip, mūsų pirmas argumentas buvo, mes su to greičiu mums kažkaip ten sunkiai sekės. Greitai važiuoti. Tai mėgomės pavažiuoti ir mes pradžioj dėl labai pragmatinių sumetimų liemenių nenorėjom. Stabdo. Stabdymas čia gal aerodinamika vienas momentas, kad to tokio matomumo nebūtų tiek labai daug. Jūs dar turite ir suprast, kad aš... Žinodavo, kur atvažiuoti paskui, apie struktūrų darbą galiu papasakoti tokių anekdotų, kur struktūros bandė susistematizuoti, kas jie tokie. Aplamai. Ir įsivaizduok, sustabdavot, jūs važiuoja 10 žmonių, ne? Mes dar nebuvom klubas tuo metu. Važiuoja 10 žmonių nuo Savanorių kalno, policija kelią užblokuoja, visus sustabdo su filmavimo kamera, eina, kiekvieną filmuoja. Ir sako taip, tu ir tu nusiemat šalmus, tu žinom, taip, ir visi buvo sudokumentuoti. Jo, ir tokie buvo tokie gana laukiniai laikai ten. Ne visada mes jiems stojom, ne visada jie mus gaudė. Santykis su policija buvo, nes policija irgi pati kaip struktūra brendo. Tai sakykime, tas konfliktas, ar konfliktinė situacija, jinai galėdavo kilti ne tik iš to, kad mes ten norim prieš kažką labai pasivaident, bet mes tiesiog norėjom, kad pareigūnas būtų adekvatus žmogus ir jis gerbtų pats save ir kitus. Tai tie mokslai buvo, sakykime, nesaldus tiek jiem, tiek mum. Tai tų tokių konfliktinių situacijų ne visada pavykdavo išvengti, bet išmokom finalę, bendravom. Viskas gerai. Visus, kai sudokumentavo, dėda, bet liemenės tada. Ar taip jau žino? Sakai, kartais stabdydavo, kartais ne, tai kam stabdyti, žino, kad ta su tuo šalmu čia šitas, su nuo šalmu čia šitas. Čia Kazimieras, ten nuvažiuosim, pakalbėsim, kam čia vaikyti. Nuvažiuosim į kitą vertus reikia irgi suprasti pareigūnus, kad irgi buvo, jiegi privalo užtikrinti tvarką, ne, tai jie turi kažkokiu tai būdu sukontroliuoti, kad nebūtų chaoso. Tai mes nenorėjom ten specialiai sukurti kažkokio chaoso, ne? Tai tų tokių deviantų arba blogai besielgiančių nebuvo jį tiek daug. Tai kita vertus dar reikia įvertinti tai, kad tarnybos turėjo labai didžiulę užduotį, buvo beproto daug vogtų motociklų. Beproto daug vogtų motociklų, jie turėjo kažkokiu būdu irgi ir jų ieškoti ir žiūrėti, kas ten vyksta. Tai tokia situacija buvo įdomi. Tai santykis su policija čia atskiras, atskirą laidą galima daryti. Po šią dieną beje susitinku pareigūnus, kurie mus stabdydavo, ar mes su jais pykdavomės, tai šiandien šypsomės, beje, jie irgi važinėja motociklais ir dar kai kurie ir dirba tarnybose, tai žodžiu. Yra tekę ginčytis, aš nenoriu plėstis, bet yra anekdotinių situacijų buvę iki visur galima rasti draugų. Komisijo, tai galų gale visi supratom, tiek pareigūnai suprato, kaip aš galiu vieną pavyzdį, jeigu norit pailiustruoti, kad suprastumėte, apie ką kalbu. Įvyko tokia situacija, kad važiavo motociklas, apie 11:30, naktis vasara. 11:30 laikas važiavo nuo Kauno Rotušės link Kauno Pilėžiedo. Pro tą aikštelę, kur dabar turgus kartais vyksta. Ir iš priekio atvažiavo automobilis, tą motociklą numušė. Tas žmogus, kuris važiavo tą motociklą, nepriklausomai nuo to, kad jis vairavo sportinį motociklą, jisai tikrai važiavo lėtai ir ten, žodžiu, tiesus kelias, jo pirmumas,
važiavo leistinų greičių, tas vairuotojas vėlgi, nu, jis neturi tikslo žudyti motociklistų visų, bet kažkur jisai išsižiūrėjo ir tą motociklą nutrenkė, ne, sukdamas į kairę. Jisai paskui pats prisipažino, sako, aš kažkur išsižiūrėjau, sako, pasukau į kairę ir ten bam įvyko. Nu ir, žodžiu, tas motociklininkas nukrenta, fiziškai jisai gana sužalotas, ten, žodžiu, vidinis kraujavimas, kalta kaukolė, taip toliau panašiai, jisai guli ant asfalto. Mes tuo metu buvom rotušiai, mums ateina signalas, kad žiūrėkit, ten kažkas atsitiko, mes nuvažiuojam į vietą, jau randam sustojusius žmogus su automobiliu kitų, kuris ten kažką bando po galvą padėti, žiūrėti, nu ir žodžiu, kažkas kviečia policiją, kažkas kviečia greitąją, vyksta veiksmas. Nu ir aišku, prisistato policijos pareigūnai, nu, kurie turi užtikrinti tvarką, įvykį užregistruoti visą kitą. Žodžiu, tuo metu atvažiuoja greitoji, mes tą pilietį įdedam, sakykime taip, ne visai sąmoningai ir krūvina į tą mašiną. Pilietis sulūžęs, keliauja į klinikas, sutvarkom čia vietą, kažkas motociklą patraukia, kažkas detalę surenka, ne, tas žmogus, kuris sustojo, reiškia, ten, jis paėmęs buvo tokia pagalvėlė iš mašinos, kad, nu, padėt po galvą tam žmogui. Nu, jam taip susišvietė, kad taip reikia padaryti. Jis eina į tą savo automobilį ir jisai buvo su Mercedesu. Nepamenu, jis buvo su Mercedesu ir Kaunas tamsinti langai. Nu, čia yra klasika, ne? Tai ir kaip tik pareigūnas, kuris buvo toj vietoj, kuris čia, kaip pasakyti, turėjo, nu, kažką užtikrinti, atsisuka ir sako, pas tave tamsinti stiklai. Ta, supranti, krūviną krauna, o tas bando protokolą tam išrašyti, kuris tą krūviną galvą laiko, užtamsintą langą. Nu, tai mes buvom jauni ir nusprendėm, kad policininkai neteisūs. Tai jie slėpėsi mašinoje užsirakinę, mes tą mašiną bandėm apverst ir, nu, neišrašė to protokolo. Tai ten buvo daug ir necenzūrinės leksikos ir ten viso kito ir, nu, mes buvom tokie gana aštrus, mes nebijojom konfliktuoti ir mes iš pradžių bandėm tam pareigūnui sakyti, pareigūnas, nu tai ką tu darai, mes suprantam, kad, nu, žmogus tam su langu, nu tai tu jam ar įspėjimą skirk, ar ten, nu, sakyk, nusilūpk, ten rytoj, kad nematyčiau. Ne, nu, kažkokiais, nu, va tokia situacija. O čia, supranti, vyksta mūšis, o šitas pilietis bando už langą baudą išrašyti. Nu, tai mes nusprendėm, kad tai yra neteisinga. Tai va, tai, nu, ir tokių tų situacijų, va, tokių komiškų, kur pareigūnas, nu, neįvertinęs, sakykime, aplinkybių, bando kažkokiu, nežinau, pademonstruoti ar valdžią, o ne klausimą išspręsti, tai, nu, mes tiesiog neleisdavom to daryti ir įrodydavom, kad mes to nesutinkam, nu, tokie maištingi buvom. Tai lygiai taip pat ir paskui pareigūnai būdavo, nu, kiti, vat, kurie atvažiuoja, net ten Lukoilą, žinoma, aikštelė, net ten įvairūs įvykiai vykdavo. Atvažiuoja, sako, vyrukai, nu, šiandien daug triukšmo, nu, daugiau nereikia, nu, tai sakom, gerai, nu, nereikia, tai nereikia ir viskas. O kitas atvažiuoja, pradeda, čia mes jūs vandenį užpilsim, tepalą išleisim, čia mes antrankius uždėsim, nu, tai jeigu tu konfliktuoji, tai konfliktą gauni atgal ir kaip pasakyti, nu, ir laikmetis tuo metu, ir įstatyminė bazė, ir daug dalykų leido, kaip pasakyti, nesutikti su daug ko. Tai aš manau, kad tiek mes išmokom, tiek jie išmoko ir sakykime, ir policijos struktūra, mes patys pasikeitėm ir policijos struktūra pasikeitė. Nuo tam tikro laiko, nu, atsirado daug brandos ir šiandien dienai į pareigūną tu gali žiūrėti keli kaip į pagalbininką, ne, o ne į tą, kuris tau ten išrašys būtinai baudą. Tai, nu, čia taip, tokie įvykiai. Tai va, tai ir keliavom toliau. Nežinau, kiek čia giliai plėstis, bet toliau nusprendėm, kad reikalingos liemenės, kad reikalinga tam tikra atsakomybė, kad reikalingas klubhausas, lenktynių komanda ir toliau panašiai. Tai va, gal pakalbėkime apie tą lenktynių komandą. Lenktynių komanda tai yra taip, kadangi mes važinėjom motociklais, kuriuos visi vadino sportiniais. Vadino ir rašė. Žinot, kaip laikraštį rašė, dar turiu įsikirpęs. Plačiapečiai šernai su britvomis. žurnalistai mėgdavo. Plačiapečiai šernai ir nuotrauką įdėda. Nežinau, nei kiek jie plačiapečiai, nei kiek jie šernai. Tai va, tai vadino britvom tos motociklus. Taip kaip aš suprantu, tai, nu, tų britvų ten iš 10 gal viena ir buvo.
Visai kita, vėlgi mes turėtumėm prieiti prie to, ką mes įvardinam sportiniu motociklu. Ne? Tai sportiškai atrodantis motociklas nebūtinai yra sportinis. Tai mes aišku galvojam, kad mes labai sportiški. Ir kiti galvojo, kad mes sportiški, tai va toks tikėjimas galbūt buvo daugiau. Tai kadangi turim Kačerginės Nemuno žiedą, tai kažkas gaudavo raktus, atrakindavo ten tuos vartus. Kažkas gaudavo raktus. ir mes ten bandydavom įlėkti tą trasą, nes prisižėdavom video kasečių, kaip Duhanas lekia, ar ten Švancas. Ir kelyje nubrėžė asfaltą. Pirmam posūkiui paaiškėdavo, kad tiesiai lėkti autostradą, gazas dugnas yra viena, o į posūkį važiuoti yra visai kas kita. Ką tam posūkį daryti, niekas iki galo nieko labai nesuprato. Ir tada pereinam prie motobrolių, reiškia, jau kada mes buvom klubas, tai vienas ir internete pasirodė, ir vienas vyrukas perskaitė knygą Twist of the Wrist. Riešo pasukimas. Yra Cave Code, Kalifornijos tokio motociklininko mokytojo išleista knyga, kur surašyti visi baziniai motociklo valdymo dalykai. Tokie kaip kontravairavimas, svorių paskirstimas. Tai yra tai, ką ir šiandien mokina, tai yra Biblija, tai yra motociklo vairavimo Biblija. Tai va ta Biblija, vienas mūsų pilietis iš pradžių lėkė Biblijos neskaitęs, tada jis Bibliją perskaitė ir po to lėkė ją perskaitęs ir rezultatai ten gerėjo akyse. Tai kadangi jis buvo labai užsidegęs lėkt, mes tokie gal kiti buvom labiau linkę save pasaugot, nes vis tiek traumos tikimybė didelė ir ten lenktynės, kada vykdavo, tai ir žučių yra ne viena buvus, tai mes sakom, okei, jeigu tu nori, tai tu nori, tai mes kaip klubas privalom tave palaikyti. Tai va, mes palaikėm ir laimėjo jis ten. Ir mes po to kitais metais tada jau kaip komandą įstatėm, buvo nebūtinai iš klubo žmonės, bet mes sakom, va, tu ten lenktynininkas nori palenktyniauti, tai mes ten paremsim savo darbą, kažkokį kūrų, dar kažko ten, už motobrolius. Tai irgi visi draugai, visi pažįstami, jisai ne klubo narys, bet žmogus lenktyniauja. Tai sakom, tai ką tu čia vienas dabar stovėsi, tai, davai kartu su mumis. Tai va, tai mes tada laimėjom komandinę įskaitą. Ir ten buvo toks irgi niuansas to laikmečio, kad Lietuvos motociklų sporto federacija, jinai tokiam istoriniam nuopoliui buvo ir ten buvo keletas tų federacijų pasikūrė, ten buvo ir nacionalinė, kažkokia žodžiu, struktūriškai Lietuvos Respublikoje tuo metu su to motociklų sporto tokia velneva buvo. Tai va, tai tą laikmetį pragyvenom, Lietuvos motociklų sporto federacija, sakykim taip, susikristalizavo ir pradėjo vėl normaliai funkcionuoti ir mes nusprendėme ją įstoti. Tai vienas iš tikslų ir kaip klubas, dabar bet kuris mūsų klubo narys, reiškia, jeigu jis nori, nežinau, dalyvauti varžybose, sportuoti dar kažką, klubas jį palaiko. Ir iš tų norinčių važiuoti, tada mes irgi ten visi galvojo, kad tai tik žiedas, tai mes sakėm ne, nes buvo žiedas, buvo keturačiai, šiandien dienai pas mus važiuoja krosą, keturačių, enduro, keturačių, ralius visokius važiuoja, aš bandžiau vandens motociklų plaukti, kiek bandžiau, kiek nebandžiau. Tai va, tai tokio sportinio entuzijazmo užsidegimo yra ir tas racing team, tada mes supratom, kad vis tiek yra kažkokie sportiniai kalendoriai, yra varžybos, reikia derinti, kada tos pagalbos reikia biudžetavimą kažkokį susižiūrėti, ko mes galim padėti, ne, ko tam žmogui reikia. Tai klubo viduje atsirado tam tikra struktūra, kad va, tokiai mes ten. Koks sekantis sezonas? Yra komandos vadovas, paskirtas. Jisai sako, sekantis sezonas toks, tiek varžybų, tas, važiuos tas, reikia to, reikia ano, dedami bendrą kažkokį planą ir žiūrim, kom ten galim prisidėti. Tai irgi eina tokia, kaip pasakyti, bangom. Tai turėjom daugiau tų lenktynininkų, tai mažiau, tai dabar iš entuziazmo daugiau važiuojam. Tai dabar pas mus tokie aktyvūs sportininkai tai yra 2, kurie važiuoja.
Ir klubo nariai yra? Jie klubo nariai. Jie dabar abudu yra klubo nariai. Bet ir daug, ta prasme, sričių jūs čia pasiėmė. Tai, jeigu 2 žmonės, tai atrodytų, toks vaizdas žiedui, užtenka, turit komandą. Tai jie važiuoja ne žiedę. Mes turim vieną, kuris važiuoja žiedę. Net ne vieną. Vienas tas pats iš 4 važiuoja, po to dar vienas. Tai turim porą važiuojančių žiedę ir dabar irgi labai sunku man nuspręsti pačiam savo, kad išreikšti taip, kaip varžybos vykdavo, nežinau, 2000 ar 2005 yra viena, taip, kokiam formatė jos vyksta šiandien yra gal kažkiek kita ir kiekvienas trekdėjus gali būti pavadintas varžybom ir taip toliau ir panašiai. Tai, sakykim taip, žiediniai veikloje dalyvaujančių turim ir žmonės iš entuzijazmo važiuoja, bet mes nebekeliam savo reikalavimo, kad mes ten, nežinau, turim būti pirmi, antri ten ar ten. Tiesiog kaip toks. Mes dalyvaujam, klubas motobroliai važiuoja. Ir jeigu atsirastų iš šono žmogus, nežinau, sakytų, aš noriu važiuoti, hebra, galit man gal ten padėti, ar ką sakytumėm, mūsų vardu važiuojam, mes tą padėsim. Į Dakarą nori važiuoti. Tai mes irgi planuojam. Man tas nori Dakarą. Tai, bet mes galėsim po filmavimo atskirai pakalbėti, gal reikia pradžioje Rūkloj pavažiuoti ir tada suprasti, kiek to Dakaro reikia. Mes čia buvom praeitą pavasarį išvažiavę miškį su endurkėm, užteko 10 minučių, kai pagalvoja, kad reikės 2 savaitės važiuoti. Tai, čia lygiai taip pat kaip motokrosą, ne, kada žiūri, jie ten važiuoja, pakyla, skrenda, ten motociklą pakreipia, dar kažką, ne. Supermeną padarė. Ir tada tu paimi tą krosinį motociklą ir pavažiuoji. Tai ir supranti po pirmo rato, kad vėl neva čia nereikalas. Tai man tekia visais motociklais, aš mėgstu išbandyti visus. Pats asmeniškai, aš nesu nei sportininkas, nei kažkas, bet man įdomu pabandyti kiekvieną, tai suvažiavęs visų stilių motociklais ir sniegų, ir vandeniu, ir krosų, ir keturračių, ir ką nori. Ką dabar vairuoji? Viską. Kas daugiausia teikia malonumą? Tai gerai, kiek motociklų garaže? Pradėkim nuo to. Kokių? Ne, aš... Važiuojančių, okei. Tai aš turiu tokį klasikinį 91 metų Suzuki GSX-R 750 gikseriuką, paskutinį tepalinį. Nežinau, ar jums tai sako, kad nors tepalo aušinamas variklis. GSX-R 750 kaip modelis gal geriausiai žinomas tom, kad jis yra tituluojamas pirmų serijinių sportinių motociklų, kurį galėjo vartotojas įsigyti parduotuviai. 85 metais yra išleistas tas modelis ir ta linija, ir už tai jinai tokia legendinė, nes žmogus galėjo nueiti į parduotuvę ir nusipirkti motociklą verstom šakėm, ten rimtais stabdžiais. Motociklas, kuris buvo suinžinerintas ir sukurtas konkrečiai sportui. Tam, kad pagautumėte apie ką kalbu, iki 85 metų, kol tokie motociklai nepasirodė, visi motociklai buvo vienodi. Tai buvo 2 ratai, rėmas variklis. Ir jeigu jie aprengia plasmasėmis, tampa policijos motociklų, jeigu plasmasės nurengia, tai jis yra gatvinis, jeigu uždegda daug plasmasės, jis tampa goldvingu. Bet bazė jo visą laiką būdavo ta pati. Tai yra tie patys ratai, tas pats variklis, tas pats rėmas. Vėliau inžinieriai, sako, o sportininkai ką darydavo? Sportininkai viską pjaustydavo nuo tokio daikto, reikia lengvinti. Inžinieriai ir gamintojai nusprendė, kad sportui reikia sukurti kažką tai, rinkai pateikti kažką tai Suzukis yra tituluojamas vienu iš pirmųjų, kuris yra pateikęs. Galima ginčytis Honda ar Suzukis, jis yra Hondos modelis labai panašus, tam tikras. Bet Suzukis Vatomis yra legendinis. Tai aš tokį, kadangi mačiau vaizdo įrašus vaikas būdamas Kevino Švanso su raudonai, baltai, juodu Suzukiu 304 numeriu Lucky Strike, tokių užrašų ant šono. Lucky Strike cigaretės. Jo, tai tikras bikeris turi rūkyti. Tai Lucky Strike ir aš radau, ir mano svajonė buvo gauti tokį originalą, aš tokį radau ir aš tokį nusipirkau, tai turiu tokį. Tada aš turiu tokį kasdieninį motociklą, kurį, kaip vadinu, kažkas dieną su juo važiuoju, ar į darbą, ar keliauti, ar kur mano toks viskam, tai aš turiu Honda CBR 1100XX, Blackbirdą, nežinau, irgi ar ką sakys, bet tai yra motociklas, tada japonai, visi gamintojai konkuravo pastoviai, kuris pramuš kažkokį greičio rekordą. Tai XX karaliavo nuo 96 iki 97 metų galo, kur Hayabusa išėjo. Tai irgi ten yra ta japoniška mistika tokia, kur ten marketinginė kova, Blackbirdas tai yra juodasis strazdas,
o Hayabusa tai yra sakalas. Ir sakalas medžioja strazdus. Tai jo, tai Hayabusa nukonkuravo ant greičio. Tai man teko, aš esu turėjęs ir Hayabusa gyvenime esu vairavęs. Tai šiuo metu keliauju su Blackbirdu, nes man patiko motociklo pats išpildymas, kad jis gana sportiškas, greitas, jeigu reikia. Ir ant jo yra sistemėlių, kur gali labai tvarkingai užsidėti krepšius kažkokius ir jie nerežia akies ir aerodinamikai nekenkia. Sakykime taip. Tai toks pasirinkimas. O kitą motociklą tokį turiu, irgi ten jo ilga istorija šiukšlynė. Aš jį tiesą sakant radau tokiam, irgi tingiu tą anekdotą pasakot, bet radau pas tokį žmogų, kuriam Dievas liepė supirkti visus pasaulio motociklus, kažkoje dilgėlėse po kilimais, radau motociklą. Jis mane pasikvietė, sako, Kazimierai, aš tau parodysiu kai ką. Jis atidegė, sako, va, motociklas. Sakau, wow. Aš kažkaip gavau tą motociklą iš jo, ten pusiau dovanų ir aš po to galvojau, ką su jo daryti. Tai yra 1981 metų Kawasaki KZ1100. Ir jis toks klasikinio stiliaus iš tų laikų, kur jeigu matėt kažkada ten toks serialas buvo Chips apie policininkus, kur tokiais šalmais važiuoja. Tai iš to stiliaus tas motociklas buvo, bet jis gatvinis. Ir aš iš jo tenais, kaip pasakyti, šlifavau, sukau ir aš finalę tokį padariau klasikinį motociklą, prie kurio dar prilipdžiau ir lopšį. Tai turiu tokį klasikinį motociklą, kuris, tiesą sakant, toks, gal, nežinau, džiaugsmui, pramogai nuvažiuoti kavos išgerti. Su vaikais. Tai klube turim vandens motociklą, turėjom kelis kažkada, dabar vieną turim. O Goldwingą turit ar ne? Goldwingo neturim. Ne. Bet dabar pas mus Hebra labai mes irgi ten visi įsivaizduoja, kad mes baisūs sportininkai, tai visokių tų motociklų pas mus yra, bet dabar kažkaip labai, matyt, gal amžius diktuoja savo, ar Dakaro mados, nežinau, visi ant Afriko, ant enduro, ant žvyrkelių, nes gal to asfalto Lietuvoje, kaip pasakyti, kiek atsikanka. Gero nėra. Ne tiek gal gero, bet man yra tekę pakeliauti kiek tai žvyrkeliais. Tai, Lietuvoje be proto daug gražių vietų ir jeigu tu žvyrkelius išmeti, tai tu daug ko netenki. Iš kitos pusės, sakytumėm, gal tegul viską išasfaltuoja, ne? Tai pasakysiu taip, Vokietijoje viskas asfaltuota, dėl to ten labai gerai pirkti enduro motociklus, nes beveik niekas niekur nepravažiuoja. Tai vertinkim dar, kad turim žvyrkelius, nes galim pajausti tą bekelės malonumą. Tam tikrą, kada nešioja galą, kiek ir gali skersas pavažiuoti. Tai Lietuvoje dar tos bekelės yra pievų, yra klonių, yra miškų, pamiškių, tai tikrai yra įdomus susiėmimas. Kita vertus, daug kas irgi galvoja, kad Afrika yra pilnas bekelės motociklas, tai galbūt labiau kelioninis motociklas su galimybė pavažiuoti bekelę, negu bekelės motociklas. Tai kita vertus, ten bekelistai, krosistai ir visi tie, kurie linksta link tos bekelės, ten yra atskiras sekta, atskiras tikėjimas, atskiras gyvenimas ir jų bendruomenė yra irgi Lietuvoje labai didelė ir Latvija ir Lietuvoje yra labai didelė ir daug važiuoja. Tai irgi per tiekos metų aš kažkada su žmonėm man teko bendrauti, sako, tai kaip tau nenusibosta čia tas visas motociklizmas? Tai aš sakau, kad tai yra labai gili tema, labai plati tema. Gali būti kelias, bekelė, asfaltas, sportas, kelionės, bendruomenės, baliai, festivaliai, tai prasme, brolijos, sektos, kas ignoja, tai yra beproto plati tema ir ten jinai nesibaiginti ir aš nežinau, kaip ją visą išgyventi. Tai įdomu paragauti visko po truputį ir atras kažko naujo visą laiką. Bet toj bekeliai nėra su spalvom, ne? Yra klubų atstovų, kurie važiuoja bekelėje, tačiau yra bekelistų klubų, motociklininkų klubas ten kažkoks, ne, bekelistų. Tačiau nėra baikerių klubų, kurie konkrečiai būtų visi bekelistai. Yra atskirų baikerių klubų narių, kurie važiuoja bekelę, bet nėra, nežinia, ar ten kiek ten tame yra tikslas, nes vėlgi motociklizmas ir žmonių iniciatyva taip yra, kad žmonės sukuria klubą, ar ateina į klubą, jis ten 3 metus dega, ir tada jisai perdega. Ir tada sako, ir vieni iš tos temos išauga ir išeina, arba ten jam pasikeičia prioritetai ir jis išeina. Ir statistika sako, kad iš 10 lieka 1. Mes sakėm, kad jeigu per 15 metų iš 10 liks 3, tai bus labai gerai. Tai tiek
tiek žmonių, nu, sakykime, sutinka ieškoti toliau to švento gralio, tą motociklizmą. O klausyk dar biškiai, jeigu grįžtant į kelionių temą, ne, tai pats, kaip suprantu, nemažai keliauju su motociklu. Tiek, jau. Koks... Mes čia tokį svečią pas jūs matėm, kuris tas nedulipa nuo motociklo. Tas aštresnis toks keliautojas. Tai gal kokį, nežinau, savo maks įdomiausią nuotykį kelioniai su motociklu, nežinau, kas nors koks legal ar ne? Gal kokią karvę partrenkėt ar ką nors tokio? Yra. Tu kažką apie karvę žinai, aš jaučiu. Mes pasirašėm podcast'ą. Žvalgyba dirba. Tai kas ten su ta karvė? Aš nežinau, kurį dabar pasakot, ar tą, kur... Tai dvi karvės Ukrainoj, kur buvo. Ar tą, kur apie karvę, ar tą, kur Kroatijoje nuovadai rūkyti teko. Tai... Abudu. Tai su karvė buvo taip, ten jauni mes buvom tokie dar tuo metu, aštrus gana, ir įvyko tas veiksmas važiuojant jau namų link. Tai po savaitės tokio, užsiturbinimo mes jau gerai ten... Ten buvo ne tik karvė, mes ir su policininkais buvom sukonfliktavę tuo metu. Bet jie norėjo mus apgauti. Iš tikrųjų, jie norėjo, mes biškai prasižengėm, bet jie labiau mus norėjo apgauti, negu mes prasižengėm. Vėl protokolas. Ir taip, ten toks įvykis būtų įvykęs įdomus, bet išsisprendė jisai paskui po konfliktavimo, jis išsisprendė ten kelių eurų, nežinau, klausimų ir jiem tiesiog tai reikėjo kelių monetų. Tai jas gavo, bet važiuojant atgal ten įvyko labai prastai. Čia 2000, bijau pameluot, 10 ir 9 metai ir važiuojant keliu, mūsų važiavo 12 žmonių, greitis kreiserinis mūsų būdavo toks keliaujant 120-140 tam tarpe. Kartais kiek greičiau, bet tuo metu buvo apie 140, jeigu aš teisingai pamenu. Ir mes matom, aš važiavau ar antras ar trečias, nes prieki kelio kapitonas važiuoja. Ir mes matom, mes nevažiuojam taip, kaip tokiam greitai, ten, kaip filmuose rodo, žinai, ten turim tam tikrą savo tvarką ir labiau gal taip, gal kokią naikintuvę skadrilę skrendy. Tai matom karvės prieki, kažkur ganyklose, ne? Ir man tokia mintis, kad ta karvė toj čia, gali visko būti, kad jinai gali ant kelio atsirasti, žinai. Ir aš taip žiūriu, kad jokio aptvaro nėra, o ta karvė jokio lenciugo, iš viso nėra. Ir ta karvė realiai sugalvojo, išeiti į kelią. Tai mums teko visai grupiai stabdyti, tu įsivaizduoji tas, kur galia važiuoja, kaip jam, jo mes visi 12 turim kažkur tilpt. Ir vieni į šoną, kiti į šoną, stabdžiai. Aš irgi stabdau, per šoną žiūriu, taip galas pakilęs eina, jau visi ant stopio žiūriu, vienas važiuoja. Ir jokingiausia buvo dalis ta, realiai mes visi sustojo, mes išvengiam, reiškia, smūgio, o ta karvė realiai, jis stovi vidurį kelio ir mūsų žiūri, žinai, o ten tranzitinis kelias. Reiškia, Lvovas Ternopilai, man atrodo, jeigu aš teisingai pamenu. Ir jinai stovi, supranti. Ir paskutinis taip atvaro, žinai, jo didžiausias greitis, ir paskutinis atvaro, jis taip stopės, tas ratas pakylė, ir jis, tas ratas pas jį nebuvo pakylęs, kitam buvo pakylęs. Ir jis taip jau stabdo, kiek eina, ir prie tos karvės tik taip čiupt už stabdžių. Ir aišku, kada užblokavo abudu ratus, motociklas pakilo, ir jis taip su to šalmu į tą karvę, žinai. Ir nukrenta ant šono. Tai va, tai taip įvyko. Tai karvėje atsitiko kas nors? Karvė nieko neatsitiko. Iš šalmo gavo. Karvė nieko neatsitiko, bet kai kas nusprendė, kad reikia nubausti šeimininką ir mes ten radom pilietį panašų šeimininką. Paklausėm, ar jo karvė, jis sakė, kad ne jo, tada sakėm, mes karvę ant kepsnių, tada jis sako, ne vyrai, karvė mano. Tada, žodžiu, jis išlydėjo mūsų dilgelių tokiam krūmė sėdėdamas. Tai toks buvo nuotykis su karvė. Ir dabar tada važiavote į Kroatiją. Kroatijoje buvo kitas nuotykis, toks irgi, reiškia, apsigyvenom Splito centre. Ten UNESCO paveldas, labai siaurios gatvelės, labai super mažai vietos.
Ir, žinai, kada pirmą kartą atvažiuoji, tu nežinai, galima ten, negalima, matom tų mopedų kažkokių pristatyta ir mes atvažiuojam. Ir, mes į tą siaurą gatvelę, aš nepamenu, kiek mūsų buvo, gal ten 9 kokie. Ir mes tą siaurą gatvelę, taip mūsų Google'as, žemėlapis atvedė, mes įrėdėjom, jau, užgesinom variklius, nes, matom čia tarp tų namų, kaip pasakyti, rankenos nesukios, užgesinom variklius, matom, mes čia gyvenam. Ir toks siauras kiemelis buvo. Ir mes tam kiemelį sustatėm motociklus, iškaišėjom taip po kampus, kad tiesiog praeit galima būtų. Ir ten buvo tas nuomojamas mūsų butai. Ir kaip visą laiką atsiranda vienas kažkoks nelaimingas. Jam reikia žmogui pabūti nelaimingu. Mes sakom, kame problema, žinai, ar tu nepraeini, ar tau netinka. Jis pabuvo nelaimingas, mes kažkaip į ten dėmesio labai nekreipiam. Į dilgėlės? Dar ne tada, bet blogai padarėm, reikėjo iškart į dilgėlės. Ir mes vieną rytą atsibundam, nukarpyti trosai, laidai, sankabų, visa kita. Tiesiog, toks teroristinis aktas įvykdytas. Tai mes padarėm ten kratą, surinkom įkalčius, pilietį radom, tas pilietis bėgo, nepabėgo, tada kažkas policiją iškvietė, mes pasiūlėm, kad ir policija ir greitai iškviestų, tai ten viską iškvietė. Ir tada atvažiavo policija, surinko ir pilietį, ir mus. Policija, tai ten irgi susitarėm, kad visų ten nereikia, tai nuvažiavom į Novadą ir tas, policininkai natūraliai, jie suprato situaciją, kodėl tas pilietis ten dilgėlėse ir kodėl ten tas kipišas toks įvyko, tai ir viskas, ir policininkai sako, tai ką dabar daryti, žinai, sako, mes vis tiek, kadangi čia jau taip su tom dilgėlėm įvyko, turim baudą jums skirti kažkokią, tai, skyrė jie mums tą baudą, mes su jais pasifotografavom, beje, komisariate rūkiam, kas yra stebėtina. Tai jie visų rūko labai įdomiai. Tai toks nuotykis. Ir ten po to buvo irgi toliau tęstinė istorija, kaip mes visą tai remontavom, kaip mes visą tai taisėm. Klubas ir lemenės yra tai, kada mes paskambinom į vietinį klubą, sakom, laba diena vyrukai, mums tiko tokie reikalai. Tai jie sako, nėra problemos, kur jūs esat, per 15 minučių prisistatė, sako, jūs dabar sėdit, geriat kavą, mes viską padarysim. Ir jie sutvarkė mūsų motociklus. Tai va. Tokie reikalai. Tai, kaip pasakyti, ta atsakomybė vieniem prieš kitus, padėti kelyje, padėti kitam klubui, jinai yra svarbi. Ir vėlgi grįžtant prie tų lemenių, tai ta atsakomybė, jinai gali būti per pinigus, per kažkokius veiksmus, per pažadus, per dar kažką tai. Tai neištesėtų pažadų negali būti. Žiauriai fainos istorijos, bet biškai grįžtam dar šiek tiek atgal į mūsų pokalbį, kas irgi labai įdomu turbūt išgirsti iš žmogaus kaip kongreso vadovo apie patį kongresą daugiau. Kokios jo yra apskritai funkcijos, dėl ko jisai buvo sukurtas, ką daryti žmonėms, kurie nori, tiksliau klubams, kurie norėtų. Tu po vieną klausimą uždavinėk. Tai aš viską iš karto ir tada tiesiog tyliu sėdžiu. Ai, taip. Gerai, kas yra baikerių kongresas? Tai dabar pamiršau. Atsipalaiduo. Okay. Tai baikerių kongresas yra organizacija, kuri kaip struktūra susikūrė tam, kad vienytų Lietuvos baikerių klubus. Ir pirminė jos tokia pradinė idėja buvo, kad vienijant tos klubus galima turėti kažkokį tai, nežinau, susitikimo vietą laiką, kada galima spręsti šios struktūrinius klausimus. Ar konfliktus, ar tikslus, ar ką čia toliau daryti tarp tų klubų. Lygiai taip pat vienas iš šios tikslų buvo tos subkultūros, sakykime taip, puoselėjimas, ir švietimas. Lygiai tuo pačiu, kad klubai, kurie kūrėsi ir viskas, sakykime, eina tuo klubiniu keliu, žinotų, kad yra kiti, kurie yra tokie patys ir turėtų vietą ten susipažinti, bendrauti ir taip toliau ir panašiai. Tai va tokia darbinė struktūra, eigoj to kongreso kaip po tokio. Dar atsirado vienas aspektas, kad
reikia kažkaip tai vis tiek klubai vis tiek jaučiasi atsakingi ar už kažkokią tai bendruomenės dalį, ar už teritoriją, kurioje gyvena, teritorijoje vyksta buitis, atsiranda kažkokie motociklus draudžiantys ženklai, ar kažkokios tvarkos, ar tech apžiūrų kažkokie klausimai, dar kažkas, ir reikia kažkaip atstovauti interesą ar klausimą prieš valstybės struktūrą. Ne? Kaip juridiniam asmeniui. Kaip juridiniam asmeniui, taip. Ir vėlgi grįžkim dabar tada prie Europos. Europoje tai jau yra senai vykdoma. Tai kaip pavyzdys Lietuvos motociklų sporto federacija, ne, nors jinai atstovauja daug visokių aspektų ir dalykų, vis tiek yra labiau orientuota į sportą ir turizmą. Ir niekas niekada negalvojo, arba kitaip tariant, galvojo, kad problemų motocikliniam pasaulyje nėra. Arba viskas yra gerai. Viskas, ką politikai ir savivaldybė sugalvojo, yra tvarkoj. Tai labai yra daug pavyzdžių, kur yra labai netvarkoj. Ir tas atstovavimas toks vienas iš opesnių klausimų, nes po šiai dienai, nepriklausomai nuo to, kad jau daug metų prabėgo, dar ir pats kongresas iki galo nebuvo subrendęs pilnavertiškai visus klausimus spręsti, nei valstybė kaip struktūra iki galo suprato, kaip su motociklininkų bendruomenė elgtis, nes labai dažnai Lietuvoje pas mus yra tas toksai kiekvienas ypatingai kuo mažesnio miestelio arba kuo mažesnės savivaldybės klerkas jaučiasi, tuo didesnis taras, tuo jis didesnis viršininkas. Tai, sakykime, pirmas iš tokių aspektų, kurios istoriškai galima apie Kauną šnekėti, pavyzdys, tai buvo idėja, pavyzdžiui, Karaliaus Mindaugo prospekte pakabinti motociklus draudžiantį, motociklų eismą draudžiantį ženklą. 2007-2008 metais. Ir tada ten vėlgi buvo dvi pusės, viena pusė mes jauni, aštrus ir sakom, kabinkit, tai mes čia įspręsim tą klausimą greitai, tas ženklas nekabės. Ir tada yra kita pusė, kur mes sakom, tai mes vis tiek jau tampam civilizuoti, tai yra struktūrinis sprendimas, tai yra viešo administravimo sprendimas, tai reikia per viešo administravimo prizmę jį ir atstovauti. Ir mes tada susitikom su tuometiniais miesto, sakykime taip, atstovais ir tą klausimą išsprendėm. Realiai, civilizuotai, tvarkoje tas ženklas neatsirado, nes įvyko argumentuotas pokalbis, kodėl jo reikia ir jeigu jis atsirastų, tai ką jis išspręstų, ar jis ten išspręstų tą problemą, kurią bandoma spręsti. Tai ar tai yra kažkoks, ten buvo prieš rinkimus, ar tai yra politinis triukas, labai dažnai politikai mėgsta sprendimų pabarstyti nelaimingiam pensininkam, kad jie laimingesni būtų. Tai įvyko toks atstovavimas ir tas ženklas neatsirado. Ir mes tada supratom, struktūra atstovauja interesą prieš kitą struktūrą, tai reiškia, galima spręsti klausimus. Ir tas pavyzdys, prasidėjęs tas pokalbis tais laikais su Kauno miesto savivaldybė, su policijos atstovais, mes Kaune turim labai gerą situaciją iš tikrųjų. Mes Kaune galim spręsti bet kokius klausimus ir net ir kongresas mes neturim taškytis vienas kitam raštais kažkokiais. Tai mes vieni kitus žinom, mes kreipiamės į juos, jie kreipiasi į mus ir taip toliau ir panašiai. Ir čia Kaune, kaip pavyzdys, Kaune yra parkavimas motociklom nemokamas, Vilniuje yra mokamas. Kaune yra pažymėtos vietos motociklų parkingo, kitur nėra. Ir taip toliau ir panašiai. Tai yra tokių daug visokių klausimų. Ir per Lietuvą, jeigu įmam, tai jų yra aibė. Tai vienas iš kongreso tikslų, vienijant tos klubus, yra civilizuotas sprendimų ieškojimas kažkokiam iškylančiam situacijom. Ir tų situacijų aš čia galėčiau įvardinti keletą. Pavyzdį pasakysiu. Mes iki to nedėjom, kol kas ten tas neprasidėjo, bet jeigu žiūrės kažkas gali Kuršių Nerijos ir Neringos miesto merui perduoti. Taip yra nuspręsta, Kuršių Nerija yra labai saugotina, ne? Tenais natūralu mes turim tokį perlą, jį turim saugoti. Ir jie kažkaip besisaugodami nuo keturračių... 500 eurų, man atrodo, įsivežti keturratį. Kaip pavyzdys. Jie tam sprendime yra pažymėję kategoriją triračių motociklų. Triračių motociklų. Tai man kyla klausimas dabar, loginis.
Kas važiuoja triračiais motociklais? Tas, kas negali važiuoti dviračiais motociklais. Teisingai. Tai yra žmonės dažnai turintis kažkokią negalę. Tai man kyla klausimas, jeigu jūs saugotės nuo keturračių, jūs tos žmonės, kurie turi negalę, kodėl prilyginat tam pačiam piktavaliui, jūs kad negali dabar motociklų? Turbūt parašyt, kas turi daugiau negu 2 ratus. Tai kadangi, sakykime, taip nesusikūrė kol kas kažkokia ten, kritinė masė, kuri ten pradėtų protestą, ne, tai niekas iki to iki galo nesigalvoja, bet va, toks, antilogiškumas yra. Tai vienas iš kongresų uždavinių yra ieškoti antilogiškumų ir duoti patarimus, kad, žiūrėkit, gerbiama savivaldybė, pasitaisykit, nes tai nėra protinga. Ten kitas dalykas, vykstantis karas ar mūšis, Birštonas pradėjo ten tą fokusą, kad reikia viską drausti, trakai tęsia. Su Birštonu pokalbis įvyko, Birštonas pasitvarkė, buvo išgirsta, ko nori Birštonas, Birštonas išgirdo, ko nori žmonės ir kažkaip buvo rastas sprendimas. Ne? Ten ką riboti, ko neriboti ir kaip riboti ir kad visi būtų patenkinti. Ne? Ir tai yra logiška ir normalu. Trakai ėjo savo keliu ir trakų situacija yra tokia, kad buvo akivaizdaus melo. Tiesa, kur jie sakė, kad mes turime labai daug triukšmo, pas mus beprotiškai yra daug viršijančių greitį ir dėl to mes nusprendėme uždrausti dabar pravažiuoti tą 300 metrų atkarpą. Tai yra 300 ir keli šimtai metrų atkarpa, kur negalima pravažiuoti motociklu, tu turėjo apvažiuoti aplink trakus. Ne? Tai keli logiški klausimai. Tai kiek buvo tų greičio viršytojų fiksuota? Statistika. Nėra. 0. Kiek buvo tų triukšmadarių fiksuota? Nėra. Kiek buvo gyventojų skundų, kurie skundėsi, kad jiems tas triukšmas trukdo? 1. Nėra. Nėra. Ir taip toliau ir panašiai. Ir kada tu pradedi analizuoti visą tai, viešai į kameras politikai kalba vienaip, o dokumentaliai yra visai kitaip, yra susidaro akivaizdu, kad trakai tiesiog nusprendė atsikratyti. Jiem nepatiko, kažkas nepatiko, jis nusprendė. Tai mes nenorime, kad tiesiog kažkas taptų caru savo kaime. Turi būti argumentai kažkokie. Tai jeigu trukdo, tai ar buvo išnaudotas priemonės, padarytas policijos reidas garsui matuoti, ar buvo kažkokia greičio kontrolė įvykdyta, kur ten buvo fiksuota, ar buvo imtasi kažkokių priemonių. Kokie parametrai yra to sprendimo? Ką jūs dabar išsprendėte? Tai reiškia, sunkvežimis, nežinau, virš 7,5 tonos gali pravažiuoti, o motociklas nebegali pravažiuoti. Sportinė mašina gali. Jo, sportinė mašina gali. Jo, gali pravažiuoti, tas negali. Tai, toks yra kvailas argumentas. Jie tada ten bandė argumentuoti, kad ten kažkokius parkingus, kažkam ten reikia įrenginėti, kažką ten daryti. Žiūrėjau, su trakais ir motociklais visą laiką yra tokių niuansų. Tai dėjus iki Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus, kuris išanalizavo atvejį, jisai liepė trakam pasitaisyti, nes trakai padarė nuo pat pradžių viską blogai. Ir kas dabar kokia tai situacija? Tai situacija tokia, kad jie bandė pasitaisyti ir taip, kai bandė pasitaisyti, jie vėl viską padarė blogai ir jie vėl melavo akivaizdžiai ir prieš tavęs sėdi žmogus, kuris meluoja ir iki galo nesupranti vienintelis dalykas, kad jisai nori parodyti kažkokią valdžią, nežinau, kažkokią ambiciją, galios poziciją, tačiau tai yra nuoširdžiai kvaila. Jeigu jūs norite taip saugoti savo ramybę kažkokią, ne, tai užkabinkite ženklą, ten, nežinau, nuo 10 vakaro yra draudžiamas eismas mieste, ne, kad ten nežadintų tų žmonių. Ką iš esmės padarė Birštonas. Bet jūs negalite teikti, kad jūs, nežinau, sekate žaliąjį kursą, nes liepėt motociklui ten apvažiuoti 17 km aplinkui, tam, kad jisai 300 metrų sutaupytų ir pastatytų tą motociklą kitoje aikštelėje. Tai yra kvaila. Tai tas trako atvejis yra chrestomatinis lietuviško, nežinau, baudžiauninko ir valstiečio kažkokio tai caro santykio pavaizdavimas. Tai taip neturėtų būti. Tai vat vienas iš kongreso tikslų yra, kad atsirastų pokalbis su valstybinėm institucijom, kad tuom užsimtų profesionalas, nes iki šiol tai darėm iniciatyvinę kažkokiu pagrindu, ne? Tai kad atsirastų profesionalas, kuris tuom užsimtų profesionaliai ir tai būtų daroma profesionaliai, kad kalbėtumėm galų galia teisinę kalbą ir taip kaip priklauso, nes galim, dėl ko tai yra svarbu. Čia sako, kad ten jūs vis reikalaujat kažkokių ten teisių, lygių ten ar nelygių.
nekalba yra apie lygias ar nelygias teisės. Kalba yra apie tai, kad egzistuoja motociklininkų bendruomenė, jie tą transporto priemonę naudoja. Tai jeigu yra sprendžiami kažkokie klausimai, ne, jo labiau, kaip pavyzdys, trakai turi sutartį su federacijom kažkokiom, ne, jie negali sakyti, kad mes nežinojom pas ką paklausti. Ne. Jie turi pas ką paklausti, jie turi su kuo pasikalbėti, kaip tą reikalą spręsti, kaip tą problemą spręsti ir būtų galima kreiptis. Tai kitas pavyzdys, visi žinot apie žeminės padangas, ne, ir draudimus ten, kad negalima žiemą važiuoti ir kad draudimas negalios, jeigu ten važiuosi per sniegą su paprastom padangom. Tai tuometinė susisiekimo ministerija, kuri šitą kuravo sprendimą, į argumentą, tai kodėl jie nepagalvojo, kad kai kurie jų dalykai, kuriuos jie siūlo, yra totaliai nelogiški. Jie sakė, mes neturim specialistų, mes nežinom, su kuo pasitart. Tai sako, mes esam čia, tai tarkime, kalbėkim. Tai ne, mes jau nusprendėm. Tai ten vis tiek buvo pasiektas tam tikras kompromisas, tai, sakykime, tai buvo atlošti atgal lapkričio ir kovo mėnesiai, ne, ir pataisytas pagal mūsų pasiūlymą tas dalykas, kad jeigu danga yra neplėdėjus ir tą galima važiuoti. Kita vertus, tas teisimas irgi toksai yra, bulom rankom mūsų akim žiūrint dėl to, kad, tai palaukit, jeigu gegužės mėnesį yra šalna, tai jau galima važiuoti? Kaip? Galima. Tai motociklininkas, gegužės mėnesį irgi būna minusas naktį, ne? Tai turi būt kažkokia logika ir ne visada valstybėje ta logika yra ir sunku pasakyti, dėl ko tos sprendimus priminėja. Galų gale, buvo tas greičio viršymo, ne, teisų atėmimas ten motociklam vienaip, tam kitaip ir mes ir samdėm Gedimino technikos universitetą, eismo katedrą, kuri darė analizės, ten darbus, statistikas įvairias ir tai buvo akivaizdu, kad tai yra jokių mokslo neparemtas sprendimas, neduosantis jokio rezultato. Tai kas finaliai ir įvyko ir tik dėka sveiko politinio proto buvo sugrąžinta atgal ir tos tvarkos nebėra, nes tai yra totalus absurdas. O klausyk, tu dabar viską, ką pasakoji, iš esmės, tai dauguma punktų yra padaromas kažkoks valdžios sprendimas, tada kongresas, sakykime, sužino ir mato, kad tai yra taisyklės. Tai pavėluoti. Tai mano klausimas būtų, tarkim, ar pats kongresas, ne kaip juridinis organas, ar jisai negali kažkokiais tais būdais gauti tos informacijos prieš priimant tam tikrus sprendimus. Kaip pavyzdys apie Neringą dabar sakė, ne, pavyzdžiui, aš tai, negirdėjau to, ne, tai čia ne tame esmė, bet nežinau, bet ir šiuo metu, sakė, šitas yra nepriimtas, ne, dalykas kol kas. Kol kas jis neišspręstas. Valdžia... Nes jis niekam labai neužkliuvo už akių. Esmė yra tokia, kad... Kas gali kreipti, sakyti, vyksta tas reikalas, kongrese mielas, ar gali mums šitoje vietoje padėti? Tai kongresas viduje sustruktūrizuotas dabar yra taip, po tam tikrų pokyčių, ne? Mes dabar bandom struktūrizuotis, kad kongreso viduje yra regionai. Yra 4 Lietuvos regionai ir kiekvienas regionas turi savo sekretorių. To sekretoriaus užduotis yra iš žmonių, iš kažkur kitur, rinkti nusiskundimus ar kažkokius pastebėjimus, tam, kad jos galėtų parnešti čia ir mes galėtumėm šitą kažkokiu tai centralizuotų būdų adresuoti. Ir tą nusiskundimą gali daryti nebūtinai asociacijos narys, nebūtinai klubas, tai yra bet kas. Kam užkliūva. Tai būtent, profesionalus teisininkas, kongreso tikslas yra toks, turėtų profesionalų teisininką ar teisininkų komandą, kuri įvertintų šitas aplinkybės, pažiūrėtumėm ir nuo to prasidėtų kažkoks dialogas. Tai kaip pavyzdys sakau, iki šiol darėm tą iniciatyvą, ten yra dėl tech apžiūros yra aibė klausimų, dėl registracijų, dėl daug ko, dėl to, kad Lietuvoje ta struktūra nuo sovietinių laikų, jinai arba likusi tokia, arba nepertvarkyta, arba nutvarkyta kažkur į tą pusę. Tai daug yra tų niuansų ir tikslas yra vėlgi, kad nebūtumėm neteisingai suprasti. Tikslas nėra kariauti, tikslas yra bendradarbiauti, tikslas yra tapti valdžios institucijom patariamuoju balsu tam, kad nebūtų sprendimas priimamas belė koks. Sprendimas turi būti pamatuotas, tikslingas ir sprendžiantis problemą. Tai kaip galvoja, ar ateis tas laikas, kada sėdintis valdžioje žmogus ir sugalvojęs pakabinti lentelę Trakuose, dar kažkur, ar dar kažką, kas susijęs apskritai su motociklais, ne? Ir jisai prieš, darydamas sprendimus, kreiptųsi pirmiausiai į kongresą.
Aš tikiu, kad toks laikas Kaip ateis. sakai, patarimams. Taip, ne? aš pasakau, Diskusijai. kad toks laikas ateis, aš manau, struktūriškai tą dalyką sugebėsim per keletą metų pasiekti, o tas žmogiškas tarpusavio supratimas lygiai taip pat, kaip juokavom prieš tai, ne, apie buvusius laikus, kaip brendo vieni santykiai su kitais, ne, taip ir čia bus tas pats. Pasikeis kartos, pasikeis žmonės, jie tarpusavį supras, kad jeigu aš administruoju kažkokią tai teritoriją, mano tikslas yra spręsti klausimus. Aš turiu spręsti klausimus, o ne priiminėti sprendimus tiesiog, nes ten kaimynų Jozapui patiko. Ir aš manau, kad tai ateis. Tai yra neišvengiama, dar kartą pasikartos, mes esam labai jauni. Tiek kaip valstybė, tiek mes kaip struktūra, tiek visi kiti, ir mokomės visi kartu gyventi. Tai... Ir dėl to aš irgi paantrinčiau, kad ateis tas laikas, nes ateis dar ir dėl to, nes kongresas yra aktyvus, ne? Šiuo metu jisai eina, sakykime, paskui sprendimus, bet jisai eina, jisai stabdo, jisai žiūrėkit čia, žiūrėkit čia, žiūrėkit čia. Ir tik laiko klausimas, aš galvoju, kad kada tas valdininkas sakys, žiūrėk, čia reikia tą, darom tą, bet gal paklausiam kongreso, paklausiam jų, nes vis tiek jie ateis paskui. Aš galiu įvardinti vieną dalyką, kurį kongresas yra, pavyzdys, mes esam padarę ir tai šiandien irgi akivaizdžiai matosi pavyzdys. Pailiustruosiu alegorijas. Aš nežinau aš nesu ūkininkas, aš nesuprantu ūkininkų problemų, aš nežinau jų, aš jų neišmanau. Bet tą, ką aš matau, buvo priimti kažkokie sprendimai, 800 ūkininkų sprendė, kad reikia nuvažiuoti Vilnių su traktoriais ir klausimai sprendžiasi, ne? Tai lygiai tą patį mes buvom padarę su motociklais, mes buvom 3000 motociklų sustoję prie Lietuvos Respublikos Seimo. Ir aš neminėsiu dabar nei politikų vardų, nei pavardžių, nei viso kito, bet sakė, vyrai, būkit geri, tik nieko nedarykit, mes viską išspręsim, viskas bus tvarkoj. Ir aišku, rinkimai praėjo, pažadai pasimiršo, mes ir neturėjom tikslo nieko deginti, mes norėjom parodyti, kad mes galim. Ir mes galim. Tai man kyla atviras klausimas, negi reikia ir negi būtina dabar dėl kiekvieno reikalo skelbti kažkokį suvažiavimą Vilniuje tam, kad įspręsti būtinius dalykus. Aš manau, kad jie nereikalingi, tai mes iki to dabręsim. Ir Lietuvos motociklininkų bendruomenė yra, kaip pasakyti, auganti, populiarėjanti, stipri ir mes tos klausimus spręsim. Vėlgi, čia kažkas gali sakyti, o tai kuo mes čia tokie ypatingi, kad jūsų klausimus spręs, tai nei mes ypatingi, nei neypatingi yra motocikliniai klausimai, juos reikia spręsti, tam reikia turėti kažkokių žinių ir kažkokių supratimų. Tai lygiai taip pat, kaip sprendžiasi savo klausimus, ten nežinau, ūkininkai ar ten kitos bendruomenės, taip motociklininkai irgi savo klausimus turi atstovautis ir užsienį tas vyksta ir jau vyksta daug metų ir ten yra jau mechanizmai susikūrę. Tai aš tikiu, kad pas mus susikūrs ir jie veiks. Tai vienas iš tikslų dabar mano kaip vadovo yra ta kongreso organizacija, vėlgi nesileisiu su kultūrinius klausimus, bet paleisti tą mechanizmą ir palikti tą mechanizmą veikinti ir jį perduoti kažkam kitam, tas, kas turės, nežinau, jaunatvės laiko ir entuzijazmo, tam, kad tas mechanizmas veiktų ir ten, nežinau, po 50 metų pasakytų, wow, kaip mes turim gerai Lietuvoje, nes, žmonės, ar visi valdininkai dabar turi būti motociklininkai, jokių būdų, ar visi jie turi turėti žinių, ne, jokių būdų, bet jie turi žinoti, su kuo kalbėtis, pas ką paklausti, o asociacija lygiai taip pat turi irgi, galima sakyti, mes čia tik reikalavom visą laiką kažko. Kongresas turi būti ir švietėjiška organizacija, kuri turi, nežinau, savo nariam ir bendruomenėm aiškinti, kad gal nėra protinga tušiais duslintuvais po ten, nežinau, miegamojo rajono langus barškėti, ne, ir taip toliau ir panašiai. Tai turi būti apipusis tas dalykas ir jisai, aš tikiu, kad toks įvyks. Tai čia, išaugama. Kaip išaugot iš kepurių ir užsidėjom šalmus, ne, tai... Dar nevažiuoju stimuotis, bet kepurių užsidėjo. Čia labai gera apie duslintuvus užsiminėjai. Kaip kiekvieną birželį žiniasklaida rašo apie verkiančius Palangos verslininkus, lygiai taip pat sezono pradžioje. Tai yra mechanizmas, yra taip. Į klausimą, ar nėra problemos. Problema yra, bet ar jinai yra tokia didelė, kokia jinai yra piešiama. Tai jinai yra ir jinai yra didelė tam, kam jinai yra. O jos nupiešimo dydis tai yra kiekvienų metų mechanizmas. Aš jau per 20 kelis metus motociklo eksploatavimo galiu nupiešti algoritmą,
kokie straipsniai, kada išeis ir kokiu kiekiu. Ir tuo metu, kaip vasarą, nežinau, skaitomumas, žiūrimumas ir whatever kas yra sumažėjęs, klikbaitinių antraščių poreikis visą šitą bam daro. Tai mes esam kalbėję ir su žurnalistais, nes, sutikim su to, ne mum aiškint, kaip žurnalistam gyventi ir dirbti, ne, bet mes apeliuojame tai, kad žurnalistinė veikla yra švietėjiška veikla. Tai jeigu bus atliktas kažkoks švietėjiškas, nežinau, žurnalistinis tyrimas, kad egzistuoja chuliganų grupė, organizuota ir struktūrizuota, kuris specialiai tenais erzina naktį, jie išvažiuoja lygiai 2 valandą nakties, jie ten persirengia kažkokiais rūbais ir terrorizuoja miestą, tada okei, viskas tvarkoja, jeigu taip įvyks, bet mesgi žinom, kad taip nėra. Tai yra pavieniai kažkokie. Klausyk, išsiaiškins, kad motobroliai tai daro. Tai... Bet iš esmės, kaip tu galvoji, kaip problema yra, ne? Kaip tu galvoji, koks būtų sprendimo būdas šitą problemą išspręsti? Žiūrėk, aš galutinio būdo nežinau, bet aš galiu įvardinti, kas yra labai neblogai daroma. Tai pirmas dalykas, ką tikrai reikia pagirti vėlgi Kauno policiją, kuri įsigijusi prietaisą matuoti garsui, metrifikuotą prietaisą matuoti garsui, padarė akciją, kur tu gali atvažiuoti pasimatuoti tą savo garsą ir sužinoti, tai tu ten viršyji, neviršyji, kad nekiltų kažkokių ginčų. Jie nepuolė bausti, jie pasiūlė atvažiuoti. Liuks. Antras dalykas, nepastatė už kiekvieno dabar daugiabučio po policininką, kuris su to lauktų. Tai lygiai taip pat. Trečias dalykas, jeigu atsiras sistematingas pažeidimas, sistematingoje vietoje, jie turės prietaisą, kurie galės nuvažiuoti ir tą sistematizuotą grupę, nežinau, įspėt, ar baudą išrašyti, ar dar kažką. Technikinės. Jo, ar technikinė, kaip pavyzdys, panaikinti. Yra ir kitas dalykas, tai čia pažiūrėkime patys save, ne? Mes visi žinom, kad motociklo garsas yra gražus, kad jis ten kažkoks, tai viskas yra tvarkoje, bet viskam turim pasirinkti vietą ir laiką. Taip. Tai jeigu tu turi motociklą, kuris yra garsesnis, ir tu žinai, kad jis yra garsesnis, ir tu žinai, kiek jisai sūkių dirba ir prie kokių sūkių yra koks garsas, tai atvažiavus į, nežinau, ten vėlgi, į Gulių mikrorajoną tarp daugiabučių reikalų, gal galima motociklą išjungti ir paskambinti draugui, kad jis išeitų, o ne atsuk rankeną iki redlaino. Kaip pavyzdys. Tai čia yra ir mūsų galvose tam tikras supratimas. Tai aš manau, kad ta branda ateis ir tie kiaurydų slintuvai yra toksai daugiau jaunatviško poleikio dalykas. Mūsų laikais tai buvo tie dvitakčiai motoroleriai, kurie ten įsipjaudavo viską, ten mes juos teroristais vadinam. Per pusę miestą girdisi. Tai toksai, aš manau, kad tas reikalas įsispręs su eiga ir kaip čia jums paaiškinti? Žmonės supras, kad gal nereikia Vytauto prospektu važiuoti, nežinau, 7000 apsisukimų laikyti variklę, ne, tu gali perjungti bėgį ir važiuoti 4 bėgių ir bus 1500, kur tavo decibelai neviršė. Čia vėlgi yra švietėjiškas dalykas. Aš dirbu ir matau gatvėse, pavyzdžiui, Savanorių prospektą. Man tenka darbę matyti ir nuo sankryžos matau, kada vasarą startuoja motociklas, ne? Tai labai akivaizdžiai matosi pagal vairuotoją tą, kuris jaunas, tik gavo teisės, ir jis važiuoja, žinai, ten 1, 2 bėgis, viskas ten iš jėgos. Rečiau būna 2, dažniausiai 1. Tai va, yra kitas, kuris atvažiavo ir nuvažiavo. Jam jisai, jeigu reikės gazuotis, gazos ten, kur reikia gazuoti. Bet visada iš esmės tokių bus. Tai yra natūralus gyvenimas. Ar mes galim jų išvengti? Mes negalim. Turbūt iš esmės pagrindas yra, kad tą tu darai piktybiškai arba tu tą darai nepiktybiškai. Iš nesupratimo ar dar kažko. Tai aš manau, kad ir vairavimo mokyklų, ir vyresnių kolegų, ir bendruomenės dalykų yra natūralus tarpusavio informacijos dalymosi reikalas ir švietimas, kad žiūrėk, gal čia to daryti nereikėtų, o čia yra tvarkoje. Jeigu tu išvažiuosi, nežinau, už miesto zuikių gazdinti, tai kam tu ten trukdysi? Tai išvažiuosi. Ok, tai dabar tokia plačiai užėmėm, kongresas atstovauja motociklininkus, vienyje ir atstovauja, ne? Taip. Dabar kitą pusę, pažiūrėkim, yra nauji, sakykim, galimai būsimi klubai, susivienimai, ne?
Tai va šitoj vietoj, kokį vaidmenį atlieka kongresas šitoj vietoj? Kongresas atlieka lygiai tą patį vaidmenį, tai yra švietėjiška dalyka, jeigu klubas nori steigtis, ne, ir, sakykime, jis turi nepakankamai informacijos, arba jis nori kažką sužinoti. Jie gali kreiptis vėlgi į regiono klubą, bet kurį klubas galės patarti, ar, ar sakykime, regiono sekretorius galės patarti, o atėjimas į kongresą ir prisijungimas prie jo veiklos neleis paklysti tam nerašytų taisyklių klystkeliuose ir labirintuose. Tai sakyčiau, kad toks švietėjiškas daugiau dalykas. Nes taigi akivaizdžiai matoma, ne, kad sambrūzdžių, bendruomenių, kolektyvų daugėja ir kongreso tikslas kaip pasakyti, vienas iš to švietimo tikslų yra išlaikyti kokybę, tai yra, kad tas sambrūzdis nenuvažiuotų kaip koks nors feikinis objektas į kitą šalį ir mes po to neturėtumėm aiškintis. Tai kaip čia iš jūsų šalies atvažiavo tokie kažkokie keistai elgesi, o lemenės nešioja ir ant siuvai lyg ir yra, lyg ir turėtų viskas su jais būti tvarkoj, o jie tokie visai netokie. Tai čia vienas iš tų momentų yra, vėlgi nereikėtų, daug kas galvoja, kad čia, aš skaitęs internete, čia barzdos mum leis ar neleis. Plaktuką muša. Tai va, yra toksai, sakykime, daugiau brandos dalykas. Plius aš ir tinklapį savo esu parašęs visą laiką verta. Ar reikia steigti savo klubą? Jeigu jūs norite, tai reikia. Viskas okei. Bet jūs turit savęs paklausti, kam aš tą darau? Koks yra to tikslas? Kaip aš ilgai tą norėsiu daryti? Kad nepaaiškėtų taip, jog aš sukūriau ten, kažkokį pavadinimą, kažkokį logotipą ir mes čia 2 kelionėm tą pasidarėm, bet dabar staiga mes čia save identifikuosim kaip super subkultūros baikerių klubą, filmo pažiūrėję. Tai kad taip nebūtų. Šalia ekspreso lebenį. Pavyzdį. Tai kada tai daroma su humoru, tai yra viena, bet kada yra bandoma tikėti to, tai yra kita. Tai toks ir tikslas. Beje, to jau ne kartą esame minėję savo video podcastuose, kad tavo labai geras yra YouTube'ai, tavo kanale, kur tu... Jis toks labai mėgėjiškas, Bet jis labai... Aš dar neturėjau moco, bet aš jį kažkaip radau ir tada pažiūrėjau, tai įmesim vėl į nuorodą, jeigu norit... neįmetė. Tai atsiprašykit, žmonių, kad ten visai mėgėjiškai darytas. Ten mėgėjiškai, bet ta prasme, ten yra ir apie RC, MC, MCC, viskas taip gan giliai. Aišku, Hebra už kadro gėrė. Teik čia, toj. Ne, ten gimė iš to tokio, nes internetas dabar sako, internetas suteikia galimybę visiems pasisakyti, ir protingiam, ir neprotingiam. Tai ten tuo metu, kai tas video buvo darytas, prieš tai buvo užvirus ten tokia diskusija, ten 100 komentarų ėjo, visi ekspertai ten puolė aiškinti kažkokias tiesas ir netiesas. Apie ten viską ir aš galvoju, come on, reikia galų gale žmonėm pabandyti kažkaip aiškiai pasakyti, kas tai yra. Tai aš tiesiog įsijungiau kamerą, prisidėjau cigaretę ir pabandžiau kažką paaiškinti. Daug cigarečių prisidėjau. Buvo daug ką papasakoti. Ok, bet, sakykime, pasaulis, sakom, eina greitai, jis dinamiškas, viskas dabar sklaida, internetas ir tas dar greitės, be proto didelis kiekis socialinių tinklų. Ir yra kongresas, kuris dabar realiai irgi savo tokį virsmą kažkokį turi, tvarkosi į priekį eina. Kaip tu įsivaizduoji, tavo kaip vadovą, po 5 metų kongresas, kaip jisai tavo akimis įsivaizduoji turėtų atrodyti idealiausiu atveju? Ok, aš pabandysiu sujungti tokius 2 pasaulius. Ta visiškai šiuolaikinį modernų, su visom socialiniam platformom, grupėm, ten, kom nori, tai yra, tai yra kažkoks pasiekmė ten formų ir viso kito, bet didžiulė socialinė alternatyvi erdvė, kur žmonės gali bendrauti, susitikti, keistis informaciją ir viso ko, ir tais senaisiais sentikiais sektantais, kurie nešioja lemenes, turi savo įsitikinimus ir tokia yra griežtokė, ne? Tai kaip dabar žiūrėt? Tas naujas pasaulis lėks ir tai yra amžinoji tiesa? Ar tie santykiai yra kažkokia amžinoji tiesa? Čia vėlgi, tai yra mano požiūris. Aš manau, kad šitie 2 pasauliai turės rasti tarpusavio ryšį ir iš to tarpusavio ryšio ir turės gimti ta ateitis.
nes būtų naivu manyti, kad viskas, kas vyksta šiandien ir yra šiuolaikiška, yra labai laikina ir tuo pačiu arba labai teisinga. Lygiai taip pat yra klaidinga manyti, kad stagnatiškai, tik šitaip ir niekaip kitaip. Tik tai taip. Tai turės būti tų dviejų pasaulių susiliejimas ir vėl apie ką aš kalbu. Pavyzdys. Socialinės erdvės, grupės, važiavimai, ratukai, visa kita. Labai gerai, gera platforma, daug žinių, daug informacijos, daug pasidalinimo. Iš baikeriškos subkultūros perspektyvos žiūrint, labai trūksta atsakomybės. Tai yra, nei vienas žmogus internete nėra įsipareigojęs prieš jokį kitą žmogų absoliučiai niekom. Absoliučiai niekom. Ir vėlgi, tai ar dabar tas įsipareigojimas yra būtinai būtinas? Lygiai tol, kol tai yra laisvalaikis ir tiesiog tarpusavio pliurpimas ir šiaip dešrelių kepimas yra apie nieką, tai viskas yra tvarkoj. Tų atsakomybių tiek daug ir nereikia, ne? Norim kepam, norim nekepam tas dešrelės. Bet jeigu mes kalbam apie tai, kad mes save identifikuojam kaip klubą, kaip struktūrą, kuri turi viziją, tikslus ateitį ir vadovaujasi kažkokiom taisyklėm, turi atsirasti tas dalykas. Lygiai taip pat, jeigu žiūrim vien tik tai iš baikeriškos subkultūros pusės, naivu tikėti, kad dabartiniam jaunimui būtinai atrodys labai patrauklu vien tik tai, ką senasis baikeriškas pasaulis gali pasiūlyti. Tai taip pat to baikeriško pasaulio interese yra ieškoti tos naujos auditorijos ir sugebėti ją sudominti. Tai dėl to aš ir sakau, kad tie du pasauliai turės rasti sąlyčio taškų, kur vienas iš kito turės kažko pasisemti. Ir jeigu kalbant apie kongreso ateitį, tai be tų visų atstovavimų, mechanizmų, kuriuos norim sukurti ir palikti ateičiai, ne, kad jaunimas atėjęs po mūsų jau turėtų veikiantį mechanizmą, kaip vairuoti. Tai yra tas subkultūrinis dalykas, jeigu mes norime išlaikyti tą tokį riterišką gyvenimo būdą ir atsakomybę vienam prieš kitus ir tai, kad spalvos, lemenės ir visi kiti įsitikinimai nėra tik tai šiaip savo, tai mes turime rasti būdą, kaip tam jaunimui tą paaiškinti. Tai ir viskas. Ir dėl to ignoruoti to jaunimo, sakyti, kad jo nėra, kad jis neegzistuoja, kad čia kažkokie tai neteisingi dalykai, yra kvaila. Dėl to, sakykime, kongresas vėlgi kaip kažkoks organizmas, kuris gimė, jis turi transformuotis į kažką tai naujo. Tai mes dabar gyvenam tam istoriniam periode, kur jisai bręsta. Tai pažiūrėsim, kur visą tai mus nuves, aš tikiu, kad viskas bus gerai. Čia labai, labai gerai pasakytoks, bręsta, ne, kur nuvesti, mes galbūt norim tau palinkėti kaip vadovui, kaip kongreso vadovui, kad šituo svarbiu momentu tos du pasaulius apjungiant, kad nepritrūktų jėgų, žinai, o mes savo ruoštų. Tai jūs galėsite padėti. Mes savo ruoštų, savo pagalbą, kiek galėsi, kiek matysi, kur galim prisidėti, tai mes visada užžinai. Malonu. Tai, kad tie sprendimai būtų lengviau visi priimami, tai ir būtų skanesnė kava, tai mes tau, kaip ir kiekvienam mūsų svečiui, dovanojam mūsų patį geriausią ir patį skaniausią puodelį. Puodelio valgyti nereikia, reikia tik gerti kavą ar arbatą iš jo. Taip. Tai ačiū tau, kad šiandien buvai su mumis ir pasidalinai tikrai įdomiomis mintimis. Manau, kad ir žiūrovai tikrai daug sužinojo jo, o kalbėti tikrai galėtumėm dar baisiai ilgai, tai galbūt padarysim dar vieną podcastą ir pratęsim šitas mintis patys šiek tiek. Tai ačiū tau, ačiū jum, mėly žiūrovai, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Marėnas Mantėnas ir Kazimierėnas.